Taip. O, labas vakaras. Taip, sveiki visi. Pirmas klausimas, kaip visada, ar aš esu matoma ir ar aš esu girdima? Daugelis jau pripratote prie šio mano klausimo. Greit, ar jūs mano matote ir ar jūs mane gerai girdite? Esminis momentas. Taip. Ar vėluoja, įdomu šiek tiek. O taip. Matoma, girdima, super, super. Mes vis testuojame platformas, vis naujas ir naujas, kad jums būtų patogu, kad viskas būtų gerai. Taip, super. Puiku. Taigi susipažinkime, kol jungiasi žmonės, nes kažkam reikės laiko, kažkas tik pamatė, kad nuoroda įkrito. Susipiriklyčką darom. Kas jūs, iš kur jūs ir kokios profesijos atstovė ar atstovas esate. Vis tik mano auditorija daugiausiai yra moterų, bet šį kartą, jau antrą kartą, jau su vaikų laikysena buvo taip galimybė, kad tarp mūsų bus ir vyrų. Todėl man reikia persistruktūruoti ir sakyti sveiki, o nesveikos. Taip, kas jūs? Iš Klaipėdos. Kokios profesijos atstovė parašykite, gerai? Kaunas. Kosmetologė, Šiauliai, kosmetikė, super. Man yra labai įdomu, kad aš galėčiau teisingai pateikti jums visą informaciją. Klaipėda, kosmetologė, Taisė, sveika. Masažuotoja, kineziterapeutė, masažas. Aha. BPS, kineziterapeutė, masažuotoja, iš Anglijos, kosmetikė, taip, masažuotoja, kineziterapeutė, mama, labai gera profesija, masažuotoja, slaugė, kineziterapijos studentė, veido masažas, kosmetikė, mokausi masažų. Miglė masažuotoja Vilnius, pareigūnė Lyna, bet jau žinau, kad ne tik pareigūnė, aš tave žinau, taip, masažuotoja, masažas, tavo linksmoji mokinė Jovita, kosmetologė, masažuotoja Kaunas kosmetologė, aha, kambarinė, super, slaugytoja, sakiau, šiame webinare gali dalyvauti visi ir visos, Portugalija masažuotoja. Jis tiks net jeigu jūs neplanuojate pirkti šio anatomijos kurso, kuriam šiaip skirtas šis webinaras. Aš manau, kad jūs tikrai išsinešite iš čia kažką, kas jums bus naudinga. Aha, mano naujas kompiuteris išsijunginėja, tai man reikės vis kažką paspausti. Taip, Šilutė, masažas. Aš esu, viskas gerai matoma? Oksana, viskas gerai. Pati savo graži masažuotoja. Aha, liuks. Vilnius, konferencijų centro vadovė. Labai gerai. Na ką, po truputėlį, taip, man reikės išvedu skaidres, esu kosmetologė. Tai pagrindą vis tik sudaro masažuotojas, kosmetologės ir mamos. Kosmetikės aš priskiriu irgi prie kosmetologų, aš nelabai suprantu to skirstimo, to tokio, metai laiko mokymosi skirstimas, bet aš vis tik kažkaip. Tai pradedu mokytis gydomojo masažo, Klaipėda, slaugytoja. Ir slaugytojas, kineziterapeutės, kosmetologės ir masažuotojas. Masažai. Liuks. O, žiūrėkit, čia irgi yra kaip. Aš jungiu skaidres. Taip. Ir mes po truputėlį startuosime. O, aš labai maža esu, aš prie šių skaidrių. Aš galvoju, kad gal aš. Taip. Aha, taip, dar aktyviai jungiasi žmonės, mes dar paskaitinėsime, bet aš kažkaip galvoju, kad aš norėčiau matytis šiek tiek gal kitaip, ar jau. Jūs mane matote, aš matau man normaliai, tokia maža visai atrodo čia. Matosi, ne? Tai gerai. Taip, kažkas klausia, ar bus, kažkas jaučiu, klausia, ar bus įrašas. Taip, įrašas bus, įrašas vyksta, aš taip suprantu. Įrašas bus, aš manau, kad įrašą gausit visos, kurios užsiregistravote paštu, tom pačiom žinutėm, kuriom gavote ir priminimus apie tai, kad mes išeiname į eterį ir kad vyks webinaras. Jeigu kartais dėl kažkokių priežasčių taip nebūtų, pastebėkite mano socialinius tinklus, aš tikrai skelbsiu nuorodą į įrašą, kad jūs galėtumėt visos jį pamatyti. Vis dar jungiasi žmonės.
Sveiki, sveiki, bet dauguma, aš manau, yra prisijungę, tai susipažinkime giliau. Aš jau dabar žinau, kas jūs ir iš kur jūs. Taip, sekundėlę, aš bandysiu atsekti pradžią. Buvusi kosmetologė, dabar sveikatos priežiūros specialistė. Irgi labai gerai. Na ką, bandysim dėti štai šitaip. Next. Kaip vyks šis webinaras? Iš pradžių mes su jumis susipažinsime, aš išsiaiškinsiu kažką apie jūs, jūs išsiaiškinsit kažką apie mane. Webinaro centrinėje dalyje, kodėl aš sakiau, kad jis tinkamas bus ir kitų specializacijų atstovams. Aš paaiškinsiu, kaip anatomijos žinios ir iš vis žinios, bazinės žinios gali tarnauti jums jūsų darbe, gerinant jūsų paslaugų kokybę, gerinant jūsų gyvenimo kokybę, gerinant jūsų uždarbį ir gerinant visapusiškai jūsų vidinę būseną kaip specialisto ir kaip šiaip žmogaus. Ir be abejo, pabaigoje bus jūsų tiek ilgai laukto anatomijos kurso, pačios anatomijos programos pristatymas ir bus pagaliau atidaryti pardavimai. Taip. Dabar dar vienas klausimėlis jums. Man yra svarbu suprasti, kiek mes esame pažįstami. Tai parašykite į čatą. 3. Jeigu jūs mokytės pas mane gyvai, buvot mano studentė, nesvarbu, ar tai buvo aukštojo mokykla, ar tai buvo mano kursuose, dalyvavote gyvuose, masažų mokytės pas mane, ar kosmetologijos. Ir jeigu esate mano akademijos narė ir dalyvavote mano online mokymuose, rašykite 2. Jeigu pažįstate mane iš sos tinklų, rašykite 1. Jeigu matote mane pirmą kartą, rašykite 0. 3, 1, 1, 1, 0, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 3, 3, 0. Nuliukų labai mažai. 3, 1, 1. 3, trejetai, vienetai, dvejetai. Taip. 1 ir tai bus 3. Mes susitinkame mokymuose, aš taip suprantu. Liuks, Sandra, Jolanta, 1, 1, taip. Tai dauguma, kaip matau, pažįstamėt mane iš socialinių tinklų, 3, 2, 3, 2, bet yra daug ir mano studenčių, mano akademijos narių. 3, 2, 1, 0, 0, bet vis tik yra tam tikri žmonės, kurie su manimi yra susipažinę, visiškai nesusipažinę, atėję iš reklamos ir dalyvauja, kadangi užkabino tema. Nes apie anatomiją iš tikrųjų nekalba faktiškai beveik kažkodėl niekas. Kursų gerų anatominių Lietuvoje mes neturime, todėl ilgai brendo ši mintis ir šis poreikis padaryti kursą, nes visos mano studentės per kiekvienus mano mokymus sakė: Marina, kada mokymai. Yra tokių, kurios mane smaugia ir pagaliau sulaukė. O 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Reda, 2, super. Taip. Dar vienas klausimas, prieš kol prisistatysiu aš labai norėčiau, kad jūs pagalvotumėt ir parašytumėt, kodėl jūs čia. Kodėl jūs nusprendėte skirti šį sekmadienio vakarą šitam webinarui. O galbūt kodėl jūs nusprendėte dalį savo gyvenimo, nemenka, nes mes eisime anatomijos kursą, surišti su anatomijos žinių mokymusi. Pagalvokite ir parašykite. Tai yra labai svarbu, kad jūs dabar pamastytumėte apie tai, kodėl jūs čia. Kas jūs atvedė ir ko jūs tikitės. Kam jums reikalingas anatomijos žinios. Nori tobulėti, nori žinių. Kam? Aš nesakau, ko, kam, kodėl. Nori tobulėti yra atsakymas į kodėl, iš tikrųjų. Nori sužinoti daugiau žinių, pagilyti anatomijos žinias, žinių gilimus. Įdomu, kaip tas mūsų kūnas funkcionuoja. Nes jūs nuostabidėsit, ačiū labai. Noriu padėti savo asmeniškai pagerinti sveikatą, Aistė. Taip, žinių atnaujinimas, masažui labai svarbu, anatomija, tobulėti, prisimtinam žinių masažai mažai nebūna, nes reikia kokybiškų žinių, profesionalumo didinimo, noriu teikti, kad didesnė nauda savo klientams, noriu būti profesionalė, pažinti save, padėti savo žinių. Būsiu sveikatos specialistė, angliškai mokausi anatomiją, kad galėčiau būti geresnė masažuotoja.
Dėl žinių naujos patirties, dėl žinių, kurių prireiks gydomojo masažo mokslams, norisi kuo daugiau informacijos, tobulėti, pagilinti žinias. Aktuali tema mokslams, sveiki, planuoju mokytis kineziterapijos, noriu žinių, pasisemti naujų žinių, nes pradėjau studijuoti kineziterapiją, domiuosi sveika gyvensena, noriu tobulėti, nes aš štai žavinga ir žinau, kad išgirsiu kažką iš jūsų naujo, nors ir mokausi anatomiją, bet su laiku viskas mokiausi anatomiją, pasimiršta, tiesiog pasilgau, kaip mėla. Anatomija labai reikalinga, ypatingai kai įstojau mokytis gydomo masažo kursus, noriu žinių dėl savo sveikatos, nes visada noriu naujų žinių. Visos žinios reikia kartoti ir kartoti ir kartoti žinias. Pradėjau studijuoti holistiką, labai tinka, taip. Pasiūlyti klientam kokybiškesnės paslaugas, taip, dėl savęs ir kitų, stebi su mama, nes manau, jai tai bus labai aktualu. Vaida, super. Ai, Vaida Voveraitė. O, taip, pažįstu. Plėsti žinias ir pritaikyti darbe. Iš tikrųjų, taip, nes atskirų anatomijos mokymų nėra, o jos reikalingos darbus. Taip, noriu pasikartoti žinias, nes patinka jūsų paskaitos, jūsų pagilinimas. Aha, esu pradedanti masažuoti dėl savęs, labiau norėčiau padėti savo klientams. Gilesnių žinių, atnaujinti anatominės žinias, nes studijavau universitete prieš 12 metų. Noriu daugiau padėti noriu pradėti savo veido jogos verslą, Areta, super, padėti savo. Tai va, visos, kas nori naujų žinių, tikrai ne dėl vien naujų žinių jūs čia esate. Visada mes norime vieno, ne, bet už to noro visada stovi kažkas dar. Ne? Niekam nereikia šiaip praplėsti žinias. Ar jūs žinote bent vieną žmogų, kuris tiesiog sėdi, gal reikia praplėsti žinias, ką nors naujo reikia sužinoti, ne? Nebent aš man jaučiu, kad aš jau visiškoje stagnacijoje, jaučiuosi kaip pelkė, nieko nemoku, tai man reikia tam, kad aš pajausčiau, kad aš gyvas, kartais kažką paskaityti. Tokie žmonės dažniausiai skaito laikraščius, arba kažkokias knygas. Yra žmonės, kurie ateina profesinių žinių, jūs ateinate su kažkokiu tikslu. Jūs ateinate arba su tikslu padėti klientams, bet dažniausiai tai būna ir padėti klientams, ir padėti savo gyventi geriau. Kas iš jūsų, šio webinaro metu bendrausime taip. Aš sakysiu, kas jaučiate tą, ar žinote, ar matote, rašome aš. Ir rašykite aš. Tai yra svarbu labai, aš jau dabar kaip psichologijos mokslų studentė, sakykime, ir NLP studentė šiai dienai. Žinau dar labiau, ką reiškia tas žodis, kai jūs rašote kažką į čatą. Kai aš sakau, rašome aš, jeigu jūs tai jaučiate, būtinai rašykite, nesėdėkite ir nežiūrėkite, nes tai yra toks lyg štampas. Kai jūs išgirstate kažkokią naują informaciją ir sakote aš, arba rašote taip, ar dedate pliusiuką, kodėl prašo. Ši informacija tiesiog ir užsifiksuoja, jūs lyg užštampuojate ją. Todėl būtinai aktyviai dalyvauti. Jeigu pajautėte, rašote. Ir tai tas bandymas, sakyk, rašyk, daryk, padės jums nenukrypti nuo temos, nes aš kažką pasakysiu, jūs kažką pagausit, mintis kažkur nueis, o tas aš grąžins jūs atgal ir padės jums gauti maksimaliai iš šio webinaro. Ar webinaro įrašas bus būtinai. Žinių niekada nėra per daug. Iš kiekvieno lektorius galima sužinoti tos pačius dalykus, tai ir per kitą pusę. Noriu asmeninio augimo ir daugiau profesionalumo, pagrindimo savo klientams, sveikatingumo keliai. Puikiai, labai gerai. Taip, Alita, aš. Taigi, kas esate čia, nes norite pakeisti savo gyvenimą? Jūs tiesiog rašykite aš sakysiu, o jūs tiesiog rašykite, šiek tiek atsilikinėja tas eteris, bet nieko. Kas esate čia, nes norite padaryti pagaliau proveržį. Kas esate čia, nes jūs pavargote stengtis ir realiai nematyti didelio rezultato. Kas esate čia, nes norite būti pagerbta, sakykime, turėti pagarbą ir jaustis tvirtai savo profesijoje, tarp kitų specialistų. Kas esate čia, nes norite, stovim prieš klientą, žinoti, kas jūs, ko jūs verta, kad aš tikrai galiu tau padėti, ateik, aš žinau, kuo tau padėti. Kas esate čia, galbūt tam, kad pačiai suprasti, apie ką mano kūnas, kodėl, ką aš su juo galiu daryti. Nes, sakau, aš užvakar pirkau termometrą, aš gavau, žinot kokią instrukciją? Vo tokią, aš net nemoku į kamerą netelpu, vo tokią.
O kas iš mūsų gavo instrukciją, kai gimė, ką daryti su savo kūnu, kaip su juo sugyventi, ne? Nu, instrukcija. Vat gimiai, štai tavo instrukcija ar tavo tėvams, kaip tave auginti, ką su tuo daryti, ką su tuo jūsų kūnu daryti. Ne, mes viską darome apčiupom. Ir iš tikrųjų, nu, domėtis anatomija realiai mes pradedame kada? Plius minus ir fiziologija, kada pas mus pačius gimsta vaikai. Iki kol pas mus negimsta vaikai, viskas eina va taip, kažkur kažkaip, čia neskauda, dar jaunas ir visą kitą. Gimė vaikas, oho, atsirado baimė, atsirado atsakomybė, ne, kas turite vaikų ir per tą laiką, kol auginot vaiką, suprantate, kad galėtumėt jau apsiginti kokį pediatrinį darbą, ne, kad ateina, tai jau vaikas serga, čia pirmą mėnesį, pirmą, antrą, trečią, ne, bėgi pas gydytoją, tik slogelę, tik temperatūrą ar dar kažkas, o jeigu atsiranda antras, trečias vaikas, tai gydytojas reikalingas, nebent jau ten 10 dienų temperatūra nekrenta ir tada jau tu skambini, nes kitaip tu esi specnazas, mama žino, toj mamukas viską sutvarkys, nes tu puikiai žinai, ką su tuo daryti, nes tai yra tau reikia, tu turi motivaciją, tu dėl jo bijai, dėl to tu eini ir darai viską, kad tas mažas žmogiliukas išgyventų, ne? Tai va. Tai mūsų visų profesijoje, kur mes dirbame su žmonėmis, mums tos žinios irgi labai reikalingos, bet kažkodėl mes jų dėja neturime. Mano bingo momentas ir buvo nuo vaikų gimimo. Mano irgi, aš prisimenu su pirmu vaiku, kas nors nutinka jau, atrodė, kad jį reikia stebėti, nes tai yra neaiškus kažkoks organizmas, ne, visą laiką bėgi pas gydytoją, skambinį ir man buvo baisiausia, kai gimė mano Adrianas, pirmas vaikas, kai aš atėjau pas gydytoją, atnešiau vaiką, o jinai gydytoja vaikų, kur turi prižiūrėti, žiūrėjo pagal knygą, ką jis turi atitikti, kokius parametrus, kai jam yra va tiek mėnesių, tiek ir tiek, pagal knygą. Ir aš supratau, kad ši gydytoja man netinkama ir tuo momentu aš supratau, kad baltas halatas dar nereiškia žinios. Tai man buvo kaip mamai pirminis kolapsas, nes iki tol aš buvau visiškai pasitikinti gydytojais ir man atrodė, kad jeigu jau yra baltas halatas, čia 100% žinios. Gražiai pasisakote. Nu tai buvo, tai yra tikra asmeninė patirtis. Taigi, toms, kas manęs nepažįstate, kas aš esu? Aš esu Marina Špak, jau turbūt žinote, pas ką atėjote. Šio kurso rėmuose jums svarbu žinoti, kad aš esu masažo, kosmetologijos bei kūno terapijos ekspertė. Aš esu autorinių masažo metodikų autorė, aš kuriu savo masažo metodikas. Mano mokymus praėjo jau daugiau negu 500 mokinių gyvai, ne, aš apmokinau daugiau negu 500 specialistų gyvai aukštojoje mokykloje ir pati asmeniškai mano online mokymuose, skirtingose kursuose dalyvavo jau virš 2000 žmonių. Mano online gražaus gyvenimo akademijoje, tai yra akademija moterims išimtinai, kur kiekvieną dieną mes dirbame tiek su savo kūnu, tiek su savo veidu, yra virš 600 dalyvių šiai dienai ir mes skaičiavom prieš pusmetį, man tai atrodo, ne, maždaug, kad per savo profesiją aš atlikau virš 42 tūkstančių kūno bei veido procedūrų. Ne tai, kad buvo 42 tūkstančiai klientų atskirų, jie kartojosi, aš turėjau savo nuolatinius, bet per savo karjerą aš atlikau virš 42 tūkstančių kūno ir veido procedūrų. Ir maždaug gal 15 iš šitų 42 tūkstančių man viduje norisi paskambinti ir visiems gražinti pinigus už tai, kad aš dariau kažkokias nesąmonės, kol aš mokinausi. Nes pirmi metai, kai aš išėjau, aš jau išsitraukiau su savimi iš kolegijos tada tam tikras žinias, nes aš labai stipriai gilinausi, bet vis tik tų žinių buvo toli gražu nepakankama tam, kad atlikti iš tiesų kokybiškas paslaugas. Ne? Todėl šis darbas tiek su specialistais, tiek su klientais leidžia man suprasti ir vienų poreikius, ir kitų poreikius. Ir aš supratau, kad mano idealiame pasaulyje gyvena super specialistai, kurie supranta savo darbą, kurie supranta kliento kūną, ne vien tik kaip kažkokį
statulėlė, ne, kuri neturi vidaus, o ne iš išorės. Aha, ateik, ką nors ten su tam tuo sumiksim. Kurie mato tave ir skenuoja ir mato tave nuo iki, visą tavo vidų išdėliotą. Nes aš dažniausiai matau žmogų, aš jau matau visus raumenis, visų, organų išsidėstymus, taip, kraujagyslės, limfagyslės. Ir viskas turi būti štai taip. Tai aš svajoju, kad specialistai pas mūsų būtų tokie, bet ir klientai ateitų sąmoningi, kuriems rūpi, kaip funkcionuoja jų kūnas, kurie supranta apie savo kūną kažką, o ne neša, ne ateina, man paburko paakiai, man yra inkstai. Come on, iš kur inkstai? Jeigu tau būtų inkstai, tau būtų visas kūnas paburkis. Tai yra tam tikras mitas, kurį pagauna vienas ir nešioja, kaip tie mitai pasklydo, kol dar nebuvo interneto, aš nesuprantu, bet visi iš tikrųjų nešioja savyje tuos pačius mitus. Specialistai dažniausiai, ne, apie ką svajoja specialistai. Visi specialistai svajoja dirbti daugiau, dirbti mažiau, uždirbti daugiau. Yra tokie, kurie norėčiau dirbti mažiau, o uždirbti daugiau. Norėčiau, kad mano klientų ratas plystų, nebūtų taip, kad klientai nebegrįžta. Kas susitinka su tokia problema? Klientas išėjo ir nežinia, ar grįžta, ar jisai ar ne. Mano studentai yra tie, kurie tikrai nori užimti savo tvirtas pozicijas, kurie nebijoti kalbėti garsiai, nebijoti priimti žmogų, ar išleisti jį namo ir galvoti, blemba, neskaudės jam tas dabar nugaras, skaudės, padariau aš ten kažką gero, nepadariau, vdruk paskambins, sakys, kad negerai ir sėdi ir jaudinėsi, arba, nežinau, suleidė, aš irgi kažkada buvau kosmetologė ir leidau ir išleidė tą žmogų namo ir galvojau, o jis, o Marija, nebus dabar ten pas jį nekrozė, neužblokavau, dar ką nors nepadariau, ir sėdi ir jaudinės, nes kodėl jaudinės, nes iš tikrųjų tu tiesiog nežinai tiksliai, bet kai tu tiksliai žinai, kas su kuo atėjo, ką padarėjai, tu žinai, ką pasakyti žmogui, kokias pasim dabar, ką gali jisai jausti šiandien, ką jis turėtų jausti rytoj, kaip jis gali jaustis poryt, čia gali paburkti, čia gali paskaudėti, čia tave gali papykinti, nes bus vidinė intoksikacija ir tu supranti tuos procesus, nes taip gali būti. Ir žmogus jaučiasi apsaugotas, ir jisai yra laimingas, ir jisai tada tavimi pasitikė. Bet iš tikrųjų vis tik aš labai norėčiau sužinoti dar greitai, jeigu galite parašykit, kam žinios reikalingos darbui, kam žinios reikalingos savo. Nes ir anatomijos kurse, kadangi jis vyks gyvai, man reikia suprasti, kaip pertikti informaciją. Labiau jums, ar aš galiu pasileisti ir labiau kalbėti terminiją jau tokią profesinę, ar aš vis tik turėčiau išlaikyti lengvesnę kalbą. Taip, darbui savo, darbui savo, darbui savo, darbui savo, darbui savo, normalu, darbui ir savo, darbui savo, abiem darbui ir savo, darbui, reikalingas darbui savo, vis tik darbui daugiau. Pastebėkite, mums reikia motivacija didesnė, ateina ne per darbą, ne per save, bet per darbą. Iš tikrųjų, ko vedami žmonės pradeda gilintis ir ieškoti, ką gali duoti anatomijos žinios paprastam žmogui. Paprastam neįsižeiskite, žmogui, kuris nėra specialistas darbo su žmogaus kūnu, su kūnu ar su žmogaus veidu. Tai duoda apsaugą, nes visi mes norime nugyventi ilgą gyvenimą, kaip bebūtų. Vis būna žmonių, kurie sako, kad jiems nelabai svarbu, bet iš tikrųjų, kai ateina laikas, nelabai kas nori mirti. Visi nori nugyventi ilgą gyvenimą ir priedau labai gerai būtų, kad tas gyvenimas būtų prasmingas, džiaugsmingas, ir ten visapusiškai laimingas. Tai jeigu tu esi nesveikas, jeigu tu nesi sveikas, sakykime, tavo gyvenimas gali būti ilgas, gali būti ir nelabai ne faktas, bet kad jis bus džiaugsmingas, ir toks, ir prasmingas, šansų yra nelabai daug, nes sveikas žmogus turi milijoną norų ir visokių svajonių ir jo gyvenimas yra visapusiškai spalvingas, o žmogus, kuris serga, turi tik tai vienintelę svajonę pasveikti. Todėl mūsų supa labai daug lyguotų žmonių, mūsų supa labai daug žmonių, kuriems skauda, mūsų supa labai daug žmonių, kuriems sunku judėti. Aš šiandien buvau vaiko varžybose ir eina tėčiai, eina vienas šlubuoja, kitas atsikelia, už nugaros laikosi, net ir vaikai eina, aš jau matau, aš jau skanuoju, man jau norisi visus prieiti, visiems dubenį pastatyti į vietą.
Taip, aha, visi jūs dar rašote tos. Ir žmonės, kurie iš tikrųjų nori padėti savo, jau atėjo laikas, kai žmonės nebe taip pasitikė specialistais, atėjo laikas, kai žmonės supranta, kad tavo užpakalis yra tavo rankose. Ir jeigu tu nesuprasi, kaip tu ateisi pas kitą specialistą, kaip mes suprasti galime, kad šis treneris nesupranta, ką jis daro. Jeigu, ne, jis sako tau, daryk pritūpimus, auginsim užpakalį. Bet jis nesupranta, mes vėliau pašnekėsim, ne, kodėl gali neaugti užpakalis. O jis sako tau pritūpinėk, taip neauga, paimk štangą. Ne, ir paskui kitą dieną tu rasi ir nebeatsikeli iš lovos, nes štanga buvo visiškai nereikalingas įrankis tau šiuo atveju. Ne? Ir ateini pas gydytoją, aš pavyzdžiui, sakau, turėjau savo patirtį, gerai, kad mokėmės farmakologijos. Ateinu pas vaikų gydytoją, vaikas serga, man sako, gerkit ACC ir gerkite, jeigu kils temperatūra, gerkit paracetamolį. Sakau, kamon gydytojau, o aš neseniai farmakologijos kursą praėjus, sužinau, kad tie du preparatai yra visiškai antagonistai. Vienas naikina kito poveikį. Ir jeigu, pavyzdžiui, yra apsinuodimas paracetamoliu, kas yra labai lengva ir labai greita, nes terapinė dozė labai arti yra toksinės dozės, ne, ir kai yra, pavyzdžiui, apsinuodimas paracetamoliu, nes žmonės geria jį be seiko, kai jiems skauda ir yra ten temperatūra, reikia duoti antiduotą priešnuodį, sakykime, ne, kuris panaikins jo veiklą. Ir galima duoti paracetamolį, nes jis panaikins ACC veiklą. Ir jisai norėjo, net, kad aš duočiau vaikui nuo kosulio ACC ir tuo pačiu duoti jam paracetamolį, kuris panaikins jo veiklą. Ir jeigu aš tų žinių neturėčiau, jeigu aš nežinočiau, aš taip ir gydyčiau savo vaiką ir nustebčiau, kodėl mano vaikas nepagyja. Ir taip visapusiškai, visame kame, jeigu mes nežinome, kaip mes funkcionuojame, mes esame neapsaugoti. Mes esame nuolatinėme pavojuje, ne? Mes visada nežinome. Man pradeda skaudėti, aš jaučiu baimę, nes aš nesuprantu, kas vyksta viduje. Ne? Man kažkas įvyksta, aš jaučiu baimę. Ne? Vaikui pasisuko koja, jis sako, man skauda čia, aš jaučiu baimę, nes aš tiesiog nesuprantu, kas ten gali būti. Kokie ten kaulai, kokie ten raiščiai, kokie ten raumenys, kaip jie jungiasi, kas gali būti. Ir kol aš neturėsiu normalių anatomijos žinių, nieko nebus. Aš labai nesuprantu, kodėl mokykloje mus moko, kaip dauginasi chordiniai gyvūnai, ne? Kaip ten kryžminasi ten augalai ir panašiai, kodėl mus normaliai neišmokina, kaip mes funkcionuojame. Buvo šioks toks paragrafas, ne, čiūčiūt apie mūsų sandarą, bet labai giliai ne. Kodėl tai neįtraukta į mokyklos žinias, aš nesuprantu iki šiol. Ok, aš viską supratau, daugeliu reikia dėl darbo ir labai gerai. Taigi, su savo klientais, su savo studentais bendraudama, kurie iš manęs iškratė iš tikrųjų tą kursą, mes kiekvieną mokinio dabar jau mačiau, kad pradeda mokinti. Iš tikrųjų, pas vaikus mačiau, kad yra daugiau, bet vis tiek mokina netokiam lygmenyje skaisti, tikrai netokiame, kokiame dėrėtų. Tai turėtų būti ne biologija, o atskiras kūno funkcionavimas, kaip minimum, ne? Kūno sandara ir fiziologija. Bet aš mačiau iš tikrųjų, kad yra įtraukiama. Tai bus aleluja, jeigu pakeis mokymų programą šiek tiek. Taigi, bendraudama, sakau, su savo studentėmis, aš visą laiką klausiu. Tai visos parašė, kad nori būti priekyje, ne, kad nori pasiekimų, nori padėti klientams. Iš tikrųjų, tai aš, jeigu yra tik noras užsidirbti, mažai dirbti, daug uždirbti ir jums nesvarbu, kaip jaučiasi jūsų klientai, tai jūs galite čia ir dabar išjungti irgi kompiuterį ir negaišti laiko. Šis kursas ir šiaip mano veikla ir šis webinaras yra tikrai ne apie tai. Mes čia apie tai, kaip padedant žmonėms užtikrinti savo high level gyvenimą taip pat, ne? Kaip dirbti ne dėl pinigų, bet už pinigus. Yra didelis skirtumas, ar dirbti dėl pinigų, ar dirbti už gerus pinigus. Bet dirbti už gerus pinigus mes turime jausti tą vidinę vertę. Taigi, kai aš klausiu studenčių, kodėl jūs neturite to, apie ką svajojate šiai dienai, tai dalis studenčių man sako, žmonės neturi pinigų, kažkodėl neateina, kažkaip nesiseka, vyras, neturiu tokio vyro, kuris galėtų man atidaryti gražų kabinetą, o į gražų kabinetą niekas neeina. Girdite, ne? Kažkas visą laiką kitas kaltas, kad jai nesiseka, ar jam nesiseka. Ne? Tai yra absoliuti aukos pozicija, kai
kažkas kitas kaltas ne aš. Tai šis kursas irgi, jis visiškai netinkamas žmonėms, jeigu jūs jaučiate, kad jūs negalite prisimti šiai dienai atsakomybę už savo gyvenimą, tai jūs geriau irgi nesvarstykite, kol kas susitvarkykite, geriau skirti pinigus coachams ar psichoterapeutams, ar paskaityti knygom, tam, kad jūs sugebėtumėt prisimti atsakomybę už savo gyvenimą. Aš mokinu tik suaugusius žmonės. Aš esu andragogikos magistrė, aš esu suaugusių mokymo specialistė. Aš nesu pedagogė, vaikų aš nemoku. Ne? Tai biški reikia suaugti ir paskui eiti, nes mano visose kursuose, mano ir klube, ta prasme, mano akademijoje vyrauja visada toks atsakinga pati už save. Taigi, bet tai yra nedidelė dalis. Ačiū Dievui, mano sutinkamų žmonių tarpe, vaikų vaidmenyje ar aukos vaidmenyje žmonių yra nedaug. Bet dauguma iš jų sako, nes reikėtų daugiau iš tikrųjų žinių, reikėtų vesti soc tinklus, reikėtų labiau ten pasistengti, reikėtų daugiau įdėti reklamą. Kam pažįstamas tam? Kad reikėtų. Kas atpažįsta save? Kad man reikėtų dar kažko, reikėtų labiau pasitikėti savimi, man reikėtų sulieknėti, kad aš galėčiau išeiti ir vesti eterius, man reikėtų ten kažką dar padaryti, man reikėtų, nes dabar čiučiu dar reikia ir toj. Labai faina, kai jūs rašote, aš tada jūs suprantate, kad aš ne viena taip jaučiuosi. Ne? Labai, grupėje, kai mes esame offline, kai mes sėdime ir sako, ir aš, tada jaučiasi ta bendrystė, tada jaučiasi, aš ne viena tokia, tikrai taip. Ir tada pasidaro iš tikrųjų lengviau. Taip, aš. Reikėtų, ne? Bet jūs jau dalinai prisimate atsakomybę. Štai ant slaido yra parašyta, kuo skiria sėkmingus žmonės nuo pralaimėtojų. Ne? Nes sėkmingai žmonės visada kažką daro arba nedaro ir supranta, kad aš nedarau, man reikėtų. O su pralaimėtojais visada kas nors nutinka. Nutinka pandemija, nutinka krizė, nutinka dar kažkas, jiems nutinka ir jie nieko galiausiai taip ir nedaro. Bet žmonės, kurie sako, kad man reikėtų, irgi yra tik mažas kabliukas, jis yra visiškai nedidelis. Reikėtų pakeisti tą žodį reikėtų į žodį privalau. Labai daug kas dabar nemėgsta žodžių privalau ir yra teorijos, kad privalau, galiu ir noriu, kad kol tu privalai, tu ten nedarai, ir tai turi tapti noriu tavo, tada tu pradėsi tai daryti. Tai yra kalba, kai mes privalome kitiems, ne? Kai aš privalau, bet aš to nenoriu ir aš darau. Žodžiu, tai yra visai iš kitos operos, nesujunkime to. Nes mes labai dažnai darome tai, ką privalome sociumui, mamai, vaikam, vyrui, kai mes ten ar darbe, kai mes to nenorime. Ne? Ir kol tai netaps mūsų noriu, mes arba nedarome, arba darome tai ne taip, kaip reikia. Bet kai tai liečia mūsų gyvenimą, labai taip, šūtmas, taip, Ereta. Tony Robbinso yra. Šitas yra vaimdas iš Tony Robbinso. Taip, mes privalome pakeisti žodį reikėtų į žodį privalau. Ne? Nes tik tada mes pradedame dalyti. Dažniausiai tiesiog mes visi žinom, man reikėtų sportuoti, man reikėtų padaryti tą, man reikėtų padaryti aną, bet viską, ką mums reikėtų daryti, mes darome tada, kai viskas yra lengva, kai viskas yra paprasta, lengva, tada mes darome. Bet kai ateina kažkokie sunkumai, įvyksta gyvenimas, serga vaikas, susipykau su vyru, ten prasta nuotaika, ten pati susirgau ar tą, mes nebedarome to, ką mums daryti reikėtų. Bet mes visada vis tiek padarome tai, ką mums daryti privalu. Sutinkate? Aha, taip. Taip, šūdo malimo ekspertė. O, irgi visai nebus. Svarbu, kad ekspertė. Viskas, ką aš darau kaip ekspertė. Ryti, jūs visi visada galite paspausti mygtuką quit ir išeiti. Taip, Edita, vadinasi laikas įdarbinti kolegą. Taip, Tony Robbins ir tu, mano influencer. Aš noriu įlipti į kitą levelį, nes klientų daug, bet rankos tik 2. Kas padės tau įlipti į kitą levelį? Čia ir reikia žiūrėti. Taip, sutinkame, klausykit Ryti. Čia jūsų niekas nelaiko, tuoj rytis bus uždarytas. Taigi, taip, aš vis nemoku perjunginėti. Tai mes turime žinoti, ko mes norime. Ne? Mes norime kito levelio, mes norime arba daugiau klientų, arba mes jau turime labai daug, mes norime pakelti kainą, kas mums gali padėti pakelti savo vertę, kas mums gali padėti ateiti į naują levelį. Ne? Iš tikrųjų, pasaulis yra nebe toks,
koks buvo prieš 10-15 metų, atėjo internetas ir jis visiškai kitoks po COVID-o. Sutinkat, ane, ar sutinkate, kad tai, kas buvo prieš 10-15 metų ir dabar yra visiškai skirtingos nišos. Tos, kurios eina, aš visą. Taip, gerai, aš vis bandau ir čatą pasižiūrėti. Tos, kurios dirbote prieš 10-15 metų klientų aptarnavimo srityje ir dirbate dabar, jūs tiksliai turite pajausti, ane, tą skirtumą. Šiai dienai pasaulyje egzistuoja 4 standartai. Ne? Anksčiau mes galėdavom dirbti prastai, būdavo žmonių, kuriems užtekdavo. Aš prastai dirbu, aš gaunu pakankamai prastus pinigus, išgyvenu, šiaip ne taip, viskas gerai. Ne? Bet šiai dienai pasaulis yra kitoks. Šiai dienai, jeigu tu dirbi prastai, tu neuždirbi nieko. Tau nesumoka nieko. Maža to, kad žmonės balsuoja kojomis, jie atsistoja ir išeina, arba blogai tu padarėjai plaukus, ar padarėjai blogai procedūrą, antakius, nesvarbu, ką tu blogai be padarytum, tau tiesiog nesumokės, tave paviešins, papasakos visiems draugams, tu negausi nieko ir tave dar nutemsi į minusą didelį. Tavo prastas darbas. Šiai dienai prastai dirbti negalima. Tai tiesiog yra neįmanoma. Ne? Ir žmonės perina prie kito levelio, bet perėti nuo prasto iki gero yra didelis atotrūkis. Ten reikia labai daug pasistengti, ne? Kad tapti geru. Ir mūsų iš tikrųjų dauguma mokino nuo vaikystės būti gerais. Tada taip tyko. Būk gera mergaitė, būk geras berniukas, būk gera mokinė, būk gera darbuotoja, būk gera žmona, būk gera ten kas, ne? Būk gera. Ir tai buvo okei. Gera specialistė. Dažniausiai būdavo, aš esu geras, aš gaunu gerą atlyginimą, viskas yra gerai. Bet šiai dienai, kai tu teiki geras paslaugas, kai tu esi geras specialistas, tau moka prastai. Tu gauni prastą atlyginimą, dėl to, kad konkurencijos lygmuo yra labai aukštas. Sutikite, kad visos nišos, kaip sako, niša perpildyta. Ne tai, kad ji yra perpildyta, bet joje yra tikrai labai daug specialistų. Tiek grožio specialistų, tiek sveikatinimo specialistų, tiek kineziterapeutų, tiek sporto trenerių yra daug. Todėl žmonės gali rinktis, žmonės renkasi, jie ieško, aišku, jiems yra irgi nelengva, bet šiai dienai už geras paslaugas moka prastai. Tam, kad gauti daugiau, mes turime pakilti jau nebe taip stipriai ir tapti puikiai specialistai. Ne? Kas skiria puikų specialistą, pavyzdžiui, nuo gero, ne? Kas skiria juos? Tu jau turi žinoti ne tik ten savo profesinės žinias, tu jau turi tapti ten ir psichologų, ir strategų turi tapti, ir ten marketologų, ir tas, kad žmogus ateina, gauna jau visą kompleksą iš tavęs, ne? Ir tada tu jau puikus esi specialistas ir tu gauni gerus pinigus, ne? Tu jau esi įvertinamas gerai. Na, taip, sutinku. Taip, šiai dienai taip yra. Ir yra dar vienas, kažkas jau aš noriu išskirti, yra dar vienas levelis. Dar vienas levelis virš puikaus. Ir ten patenka ta mažuma. Ir tai vadinama išskirtiniu leveliu. Tu turi būti šiai dienai, kad tu gautum puikų atlyginimą, kad tu turėtum puikią vietą visuomenėje ar tarp savo kolegų, savo nišoje. Tu turi būti išskirtinis. Taip, Oreta, tu turi būti outstanding. Neįmanoma būti tokių kaip kiti, nes kuo skiria outstanding žmonės nuo išskirtinių žmonės, nuo gerų specialistų, nuo puikių specialistų. Jos skiria visiškai nedaug. Tai yra visiškai kaip, pavyzdžiui, sakau, olimpiadoje bėga bėgikai, jos ten 4 fotkina fotofinišas, nes visiškai neaišku, kas atbėgo iš jų pirmas. Ten buvo 4. Ir per visiškai plauko, ten nago juodimą, per galiuką atbėgo pirmas. 1 ten 0,0001 sekundės. Ir jis gauna ką? Jis gauna viską. Medalį, šlovę, ten visus ten, nežinau, herojaus ten statusą visam gyvenimui. Jis gauna viską. Jis buvo nesėkmingesnis, jis buvo greitesnis, nesėkmingesnis. Per 0,001. Dar antrą vietą, trečią, jūs galbūt pamatysite kažkur, prisiminsite, nors daug kas prisimenat, kas antras po Usaino Bolto atbėgdavo, aš tai tikrai ne. Ir žiūrėk, dar antras, trečias kartas juos ten parodė, dar savo šalyje ir taip toliau. O kas kažkada išgirdo apie tą žmogų, kuris atbėgo ten 0,01 sekundės dalimi vėliau ir užėmė 4. vietą. Jis yra 4. geriausias pasaulyje, bet apie jį niekas nežino, nes jam trūko lygiai va tiek, iki kad jis galėtų vadintis
išskirtiniu. Ir kiekvienas iš jūsų savo profesijoje galite būti išskirtinis. Nėra ribų, kad gali būti 3 išskirtiniai, gali būti 5 išskirtiniai šioje zonoje. Šiai dienai, kai mes turime Instagramą, šiai dienai, kai mes turime Facebooką, visus tos tinklus, televiziją ir visą kitą, mes visi galime būti išskirtiniai. Bet kas šiai dienai iš tikrųjų, parašykit man, ko reikia, kad būti išskirtiniam. Taip, o aš kol kas paskaitysiu, ką jūs rašote. Ko reikia, kad būti išskirtiniam? Rimvydai, jeigu jūs skaitytumėt aprašymą, ten buvo parašyta, kad mes kalbėsime apie tai, kaip anatomijos žinios gali padėti jums jūsų profesijoje ir gyvenime, ir paskui bus pristatytas anatomijos kursas. Kūno architektūros mes neaptarinėsime, nes kas yra anatomija, specialistai šiaip ir žino turbūt, ne aš nepasakosiu jums, yra anatomija. Tai yra webinaras skirtas anatomijos kurso pristatymui. Šiai dienai, šiuo momentu aš pasakoju, kam šios žinios reikalingos, kaip jos gali pasitarnauti specialistams, nes čia yra didžiausias strigimas. Nes mes žinome, kad anatomijos žinios būtų reikalingos, bet kaip jos pasitarnaus, ne visada ir žinome. Todėl, jeigu jūs neturite kantrybės, jūs galite paskui pasižiūrėti įrašo pabaigą, ten rytoj ir jeigu jums ši informacija yra įdomi. Bet jeigu ne, tai ne. Taip, drąsos charakterio žinių, technikos, disciplinos, meilė žmogui, drąsos. Visiško pasitikėjimo savimi ir geros reklamos. Reikia žinių, suvokimo, ką darai. Drąsos charakterio žinių ir technikos. Profesionalumo, būti atsidavusiam savo misijai, pasitikėti savimi, meilė savo darbo, žinių autentiškumo, pasitikėjimo savimi, tikėjimo ir meilės darbo. Gerai. Liuks. Taigi, šiai dienai, tam, kad būtum išskirtinis, reikia matomumo. Sutinkat? Ačiū, Marina, įkvepiančiai ir motyvuotai. Taip, šis kursas yra, aš faktiškai šiam kursui nelabai reikėjo webinaro. Man tiesiog reikėjo paskelbti, kad kurso pardavimai yra atidaryti ir viskas. Ir grupė susirinks, tikrai. Bet man norėjusi duoti jums kažką daugiau, nei vien tik tai teorinės žinias. Šiek tiek daugiau užsidėgymo, nes dauguma tiesiog buksuoja, dauguma stringa pasitikėjimo savimi levelį ir tiek. Taip, profesionalumo, meilė žmogui, norėjimas suteikti maktą ir dar daugiau, išskirtinumų, išskirtinai gal ir dauguma specialistų yra, bet gal netinkamoje terpėje. Neurauta. Žmogiškumo, nuoširdumo, žinių, meilė savo darbui ir žmogui. Taip, tai šiai dienai matomumas padeda būti išskirtiniu, sutikite, nes jau seniai gyvena toks išsireiškimas, kad jeigu tavęs nėra socialiniuose tinkluose, tavęs nėra išvis. Ta prasme, tavęs tiesiog nėra kaip specialisto. Šiai dienai tam, kad tu būtum egzistuotum, tu turi būti matomas. Bet ko trūksta žmonėms, kodėl dauguma specialistų, absoliuti dauguma bijo išeiti į viešumą. Kas juos stabdo? Girdžiu frazės, tai aš neturiu laiko, čia labai reikia daug laiko, arba aš esu nepakankamai graži, arba aš esu ten nepakankamai tokia, o jau kaip aš sakyju, aš savimi, o aš nežinau, aš dar negaliu ir panašiai. Nes, aš negaliu žiūrėti į save, tai čia pagrindinis turbūt yra. Bet iš tikrųjų, kiek jūs žinote moterų, kurios yra iš tikrųjų negražios, objektyviai, pavyzdžiui, negražios. Ir jos dažniausiai žino, kad jos nėra, iš tų ten pupyčių, sakykime. Bet jos daro sėkmingiausią karjerą online. Jos kalba, jų klauso, jos turi kokį pasisekimą. Nes kodėl taip įvyksta? Nes jos parduodant, jos žino, kad jos rankoje turi kažką, kas turi didelę vertę kiekvienam iš jos perkančiam žmogui. Ji turi ką parduoti ir tai yra reikalingai. Ir ji tai parduoda. Bet kol jūs neturite bazinių žinių, kol jūs nepasitikite savimi ir galvojate, kad jeigu aš išeisiu į eterį, manęs ko nors paklaus, aš atsakyti negalėsiu, visi supras, kad aš esu apsišaukėlė. Taip yra sustiprinamas apsišaukėlės sindromas. Baimės sulaukti, nes nėra pasitikėjimo. Aš nesu tvirta savo žiniuose, aš negaliu apginti savo pozicijos. Kas bijo kritikos? Yra ten su savivertė, yra ten visokių reikaliukų, bet iš tikrųjų tai yra apie tvirtą bazę.
viduje mes žinom, kad mums trūksta žinių. O ką aš jiem pasakysiu, o jeigu paklausiu, o ką aš darysiu. Ne? Ir visas tas dialogas pradeda užsisukti viduje, nes tuo momentu, kai aš neturiu verties rankoje, aš bandau save parduoti kaip vertę. Ir tada aš įsivaizduoju, o kaip mane įvertins iš tikrųjų, ne, ar aš patiksiu, ar nepatiksiu, tada jūs bandote patikti pačios ar patys. Bet reikia susikurti kažką, kas iš tikrųjų būtų vertinga ir tada jau nešti tai pasaulį, tada jau garsiai apie save pasakyti, taip, aš esu tokios srities specialistas, aš esu geriausias kineziterapeutas, aš esu puikiai kosmetologė, aš esu nuostabi slaugytoja, pati geriausia, nepadarysiu, man dabar labai padėjo po COVID atsistatyti, atvažiavo, jis sudėliojo visą planą lašinių, man infuzijų, viską, manau, reikėtų pridėti ir įžvalgą, ta prasme, taip, visi atsiras, bet vis vien atsiras, kuris kritikuos. Tai kritikuos visada, žmonės tiesiog gali būti nedaugę iki jūsų, arba jiems gali tiesiog būti, nesueiti vertybės to, ką jūs kalbate. Man yra vienos vertybės, pavyzdžiui, ten, rytis turi visai kitas vertybės, jam atrodo, kad aš turėčiau vesti webinarą kažkaip kitaip ir jisai, supranta, aš darau ne taip, kaip jam atrodo teisinga, todėl jam, jisai pasipiktina ir tai yra natūralu ir normalu, prie to reikia būti, pripratusiai. Taigi, matomumui trūksta pagrindas, kas žinios. Jeigu jūs neturite tvirtų žinių, jūs niekada negalėsite garsiai apie save kalbėti, nes jūs visą laiką jumis tiesiog suvalgys jūsų apsišaukėlio sindromas. Ne? Ir kol žinios nebus, aišku, apsišaukėlio sindromas pasireiškia ir labai protingiam žmonėm, kuo daugiau žinai, to atrodo daugiau, kad nežinai. Bet vis tik, kol jūs nebusite tvirtos tuo, ką jūs žinote, jūs negalėsite garsiai apie save pareikšti. Ne? Taigi, užsispyrimas irgi reikia, nes einu, darau, nepavyksta vėl ir vėl kiekviename darbe. Tu gauni įgūdį, kol tu padarai, kol tu pasiekia rezultatą, tu turi būti užsispyręs. Bet jeigu tu darai 10, 20, 30 kartų ten tą patį ir tau nepavyksta, daryti vėl tą patį ir tikėtis naujo rezultato yra kaip minimum naivu. Ne? Reikia nekeičiant tikslo keisti kryptį. Reikia žiūrėti, ko man trūksta, ką aš dar galiu duoti savo, ką aš galiu dar išmokti, ką aš galiu duoti klientui, ko man trūksta. Ir šioje zonoje dėja anatomijos žinios būna kritinis, kertinis akmuos, nes anatominių žinių trūksta daugumai. Iš visų mano, virš 500 mokytų studentų, aš galiu ant vienos rankos pirštų paskaičiuoti žmonės, kurie tiksliai žinojo, kur yra limfinės sistemos pradžia, o kur yra jos pabaiga. Kas iš jūsų tiksliai galite atsakyti man? Kur yra limfinės sistemos pradžia ir kur yra jos pabaiga? Kaip pasiekti žmonės su savo pateikiamą žinom. Dalinduosi labai naudingą info be atlygio, bet nesulaukiu grįžtamojo ryšio. Trūksta, reiškia pasitikėjimo, trūksta algoritmo. Pasižiūrėti, Evelina, gali būti, kad nėra išnagrinėti, čia irgi trūksta žinių apie tai, kaip funkcionuoja Instagramo algoritmai. Jeigu yra pasitikėjimas vidinis savimi, jeigu yra pasitikėjimas tomis žiniomis, kurias jūs nešate ir jūs tikrai žinote, kad tai yra naudingos žinios, tada jau reikia žiūrėti, kokių žinių man trūksta dar. Ne? Kokių žinių man trūksta dar, kad aš galėčiau pritraukti didesnį auditoriją. Bet tai yra ne šio webinaro ir ne šio kurso rėmų dalis. Taip, ties saulės rezginio. O pradžia, kur pradžia, kur pabaiga? Raktikauliai širdies, Simon. O pradžia kur? Tiek ties raktikaulių duobutė. Pradžia galūnėse, o suteka po raktikauliais. Todėl, kad būdavo viskas iškalama atsiskaitimo ir geram balui, nekalbant apie žinių pritaikymą. Taip, praktikaulio srityje pradžia pėdas, pabaiga pagrindinis cilindras. Ar kaip ten? Toliau. Iš audinių limfmazgiams sutika ir limfmazgius ir jų halio į halio liauką. Kokią halio liauką? Pėdos raktikauliai. Ar tik iš pėdų? Pradžia, Areta, nežinau, geras atsakymas. Jeigu nežinau, yra puikus atsakymas, iš tikrųjų. Nežinau, yra taškas A. Kai aš pasakau savo, wow, aš nežinau, tai yra tikrai taškas A. Galūnės pradžia. Tai, kad galūnės pradžia yra parašyta beveik visuose vadovėliuose, kad
limfa teka nuo periferijos į centrą, nuo galūnių į centrą. Ir mes visi taip ir išmokom. Pradžia limfinės sistemos yra visur. Ne? Limfinė sistema yra kaip medis, ne? Kur jos yra visos šakos ir jų šakų pabaiga tai yra pradžia. Kiekviename audinyje, nesvarbu, ar tai yra galūnės, ne, ir ne tik galūnėse, visose audinėse yra pradžia. Taip, nežinau, pradžia audinėse, kur prasideda limfagyslės. Štai iškart matosi mano studentė. Aha. Taip, pradžia pėdas, pabaiga pagrindinis cilindras. Ne, pagrindinis cilindras, tai mes kalbame apie Healy cisterną, aš taip suprantu. Ne, pradžia yra bet kur, jo, o pabaiga yra, ne, suteka į viršraktikaulinę veną, kur susijungia su jungo vena, ne, įteka į kampą ir patenka į tuščią veną ir gražinama yra į širdį. Taip, dėja, dauguma tiksliai nežino. Žino kažkur, kažką, kažkaip, bet dirbant kosmetologijoje, kaip tu gali nežinoti, kur yra pagrindiniai limfos kanalai, kur pasibaigia limfinė sistema. Kaip aš galiu padėti žmogui atsikratyti paburkimų, jeigu aš nežinau, kaip limfa suteka nuo veido. Dėja, tai yra uždaras ratas, ne, Inga. Kaip tik limfinė sistema nėra uždaras ratas. Dėja, matote, uždaras ratas yra kraujo apytakos sistema. O limfinė sistema nėra uždaras ratas, tai yra atviras ratas. Ji turi pradžią ir ji turi pabaigą. Tuo ji labai stipriai skiriasi nuo širdies kraujagyslių sistemos. Taip, tai reikalinga visiems, ne? Sporto treneriams informacija ši reikalinga apie tai, kaip teka limfa, kur ji prasideda, kur ji pasibaigia, reikalinga. Kineziterapeutams reikalinga, būtinai reikalinga, nes jie labai dažnai dirba su paburkimais, ne? Su limfostazėmis, tai yra jų darbo dalis. Atstatinėti žmogų, kai nėra judėjimo audiniuose, raumenyse, visą laiką įvyksta spazmas, įvyksta paburkimas ir su tuo reikia kažką daryti. Ir jeigu kineziterapeutas nežino, į kurią pusę, kaip teka ir kur mums reikia galiausiai viską suvaryti, kaip jis parinks pratimų ir judesių seką, jeigu jisai nesupranta. Jeigu jūs esate masažuotojas ir nesuprantate, kur man reikia iš pradžių atblokuoti, kur yra pagrindinė anestazija, kad man viską supilti, nes jeigu ties pagrindinės limfos susipilimo vietomis yra blokas ir aš pradedu viską stumti maždaug į tą vietą, o pas mane čia yra blokas, niekas niekur nesusipils. Man reikia žinoti, kur prapumpuoti ir kaip padaryti visą drenažą. Bet tam reikia ko? Tam reikia anatominių žinių. Be anatominių žinių niekas neįvyks. Ne? Tai kas liečia užsispyrimą, labai gerai yra užsispirti ir daryti. Bet gali būti, kad, pavyzdžiui, ateina pas mane klientas, aš jam darau kažką, vienam nepavyko, antram tas nepaėjo, trečiam tas nepaėjo, ketvirtam, o penktam, žiūrėk, ir paėjo. Kažką aš jam padariau. Jeigu aš esu pakankamai protinga, aš susirašysiu ir kitam pritaikant, aš jau galėsiu naudotis tai kaip savo žinia. Bet jeigu aš taip kiekvieną judesį arba kiekvieną problemą spręsiu tokiu bandomuoju būdu, spėkit, kiek užtruksiu aš, kol aš tapsiu profesionalu. Ne? Jeigu aš tokių aklų bandymų būdų bandysiu, gal 90, čia minimum turbūt, ne? Aš užtruksiu, kol aš tapsiu profesionalu. Todėl man reikia bazinių žinių čia ir dabar, kai aš žinau, kaip sustruktūruotas kūnas, kai aš žinau visas jo struktūras nuo kaulų, visas jungtis, fascijas, raiščius, kaip nervinė sistema, visa vidaus organų sistema, kaip yra kvėpavimo veikia sistema, kaip veikia atskiros visos sistemos, tada žmogus atėjo, išsprendžiau vieną, antrą, trečią problemą, aš jau galiu apie tai kalbėti garsiai, tada man užteks užsispyrimo išeiti į viešumą ir kalbėti apie tai. Ir pasiekti, kas ten klausė, palaukit prieš tai, Edita, Evelina. Ne? Kai aš esu tikra, aš tikrai rasiu būdą, kaip tai padaryti. Bet yra tikimybė, kad viduje atrodo, kad, aš dalinuosi naudingą informaciją, bet aš taip neieškau stipriai būdų, nes aš viduje nepasitikiu tuo, kad aš tikrai galiu apie tai kalbėti, kad aš tikrai žinau, kad mano žinios yra tikslios. Taigi, trečias punktas, ko visiems reikėtų tam, kad pasiekti sėkmę savo profesijoje, tai yra pasitikėjimo.
Pasitikėjimo savimi, pasitikėjimo, mes jau dabar apie tai kalbėjome, pasitikėjimo, aš nekalbu apie pasitikėjimą iš nežinojimo, ne, kai dabar šiai dienai daug kas leidžia injekcijas, nežinau, kas ten po oda yra ir nebijau, ne, ir leidžiu, kai bus, tai bus, ne, aš ne apie tokį pasitikėjimą kalbu, arba kaip sporto treneris, aš matau, mato aiškiai, kad yra diastazė, matoma aiškiai, kad perspaustas yra juosmuo, ne, iškritęs pilvas, matos, kad dubens dugnas yra absoliučioje disfunkcijoje, o jinai sako, daryk Kegelio pratimus. Niekas nejuda, niekas, pilvo ertmė yra tiesiog kaip didelis, kaip čia, maišas pripildytas vandens, o jinai sako, daryk Kegelio pratimus, arba dar geriau daryk vakuumą. Negalima. Padarysi visišką kolapsą dubens dugną. Mes turime suvokti, jeigu tai atrodo štai šitaip, kaip pavyzdžiui, sporto treneris, žiūri, darom pritupimus, kodėl neauga sėdmenis. Kodėl neauga? Jisai gali pamatyti, taip, dubens pasvirimas yra į priekį, priekinė siena, ne, mūsų pilvo raumenis yra atoniški, tai reiškia, kad jeigu pilvo raumenis yra atoniški, bus atoniški sėdmenys. Tai reikėtų jungti diafragmą. Taip, išmokysiu aš žmogų kvėpuoti. Ir jisai mokina tą žmogų kvėpuoti, turėdamas bent kažkokias žinias. Bet jis nepažiūri, kad yra kaklas užspaustas. O kaklė tarp 3-4 lankstelio išeina diafragminiai nervai, kurie įnervuoja diafragmą. Ir jeigu ten viskas yra perspausta, nėra kam įnervuoti diafragmą. Tu gali užsikvėpuoti, niekas neįvyks, neatsiblokuos normaliai diafragmą, įsijungs tavo sėdmenis, nieko nebus. Tu turi visą visumą matyti, o ne vien tik tai vieną segmentą, kaip atskirą, kurį tu bandai užkačialinti ar panašiai. Kas yra pavyzdžiui, iš masažuotojo? Visiškai be priekaišto. Esu visą pagarbą treneriams, nes yra tikrai labai vykusių trenerių. Tai nekalbam apie visus. Bet kas iš masažuotojų, matosi situacija, kad žmogus sportuoja sporto salėje, atrodo, turi tam tikrus raumenis, užsikačialino ar panašiai, bet yra absoliučiai sukrypęs, yra nugaros skausmai. Ar matote, menčių nuokrypis žodžiu, skirtingos apraiškos. Kas iš masažuotojų, čia esančių labai daug masažuotojų, kad atrodo, žmogus sportuoja, bet sveikatos, kaip nėra, taip nėra. Aš kol kas perskaitysiu Evelinos žinutę. Ar normalu, kad pabaigus ne vienus veido masažo kursus, veido masažą klientų atlieki pagal save, taigi pagal žmogaus veido tipą ir tam tikroms vietoms, ką reikia, pasiėmė iš visų masažo technikų, skirtingus judesius ir juos panaudoja. Ir gaunasi toks kombinuotas masažas. Plus dar iš pačių specialistų iš savęs kažką duodi klientų. Žodžiu, gauni receptą, kursus ir iškepi patiekalą kitaip. Tai kitaip ir būti negali. Evelina, jeigu žmogus ateina, pasistato, kaip dažnai daro irgi. Ateina, atvažiuojam iš mokymų, pasistatom ir darom kažkokį masažiuką iš video. Tai tada tu nesi specialistas, tu esi atkartotojas, kažkokios technikos. Tu nesupranti, ką tu darai. Bet jeigu tu pritaikai pagal tipą, pagal senėjimo tipą, pagal veido tipą, pagal problemą, nes kiekvieną dieną gali būti vis kitokia problema. Aš sakau, šiandien vakar jinai verkė, atėjo visai išburkusi, poryt jinai ateina, nes jinai geria antibiotikus, žiūrėk, jau visas yra išsausėjusi oda, pavyzdžiui, tiesiog yra dehidratavusi oda, neišsausėja dehidratavusi oda, dar užporyt dar kažkas įvyko, užsispaudė, ar skauda, ar panašiai. Ir kiekvieną kartą tam pačiam net žmogui tu turi pritaikyti skirtingus judesius. Tam reikia turėti gausą, reikia turėti skirtingus įgūdžius ir apie įgūdžius mes čia irgi kalbam, įgūdžiai yra labai reikalingi. Bet kai tu taikai judesius, tu puikiai turi žinoti, kam tu tą judesį darai, ką jis tau duos, su kuriuo audiniu tu dirbi, kuriam lygmenyje, kokį raumenį tu dabar turi, kur jo pradžia, kur jo pabaiga, ką tu padarius šį judesį, koks bus pokytis, kas galiausiai įvyks, ką aš noriu pasiekti, nes tą patį judesį, tą patį rezultatą mes galime pasiekti labai skirtingais judesiais, todėl jeigu jūs gebate padaryti, tai prašau. Taip. Tikrai taip ir yra, kiek daug tokių klientų matosi ir prašo statyti per kartą. Taip, gadina metais atstatykit man per kartą. Labai dažnai matosi kūno disbalansas. Taip, ar atrodo žmogus sportuoja, bet kadangi treneriui trūksta anatomijos žinių, jis padaro tai, ką jis išmoko irgi, yra įgūdžiai, jam trūksta įgūdžius, jis pasiėmė, nuvažiavo į kursus, gavo protokolą ir nesvarbu, ar sporto treneris, ar kosmetologai, kurie atvažiavo pasiėmusi protokolą ir pagal protokolą daro.
ir jinai negali įvertinti tam tikrų dalykų, ji negali įvertinti, nes jinai nesugeba, nes jinai nesupranta. Kažkada aš, kai mokinausi anatomijos, iš tikrųjų pas mus buvo labai vykusi dėstytoja, labai vykusi kolegijoje KVK Klaipėdoje. Ir ji davė mums gilias žinias, iš tikrųjų aš jai turėčiau padėkoti, nes tada ji užbūstino mane norą mokytis anatomiją giliai. Ir žmonės sėdėjo mano kolegė ir sakė, nesuprantu, o kam čia mums reikia taip giliai mokytis anatomijos, kai mes planuojame pešioti antakius? Matote, čia išsiskleidžia požiūris, ne, kaip aš matau savo profesiją. Pešioti ant bet kamo. Kas kosmetologis? Tam, kad pešioti antakius, ne, pasakykit, reikia žinoti ir plauko augimo kryptį, ne, ir visas fazės, katageną, anageną, ne, viską reikia žinoti. Reikia suprasti epidermalinį barjerą ir suprasti, kaip yra gerai, pavyzdžiui, plėšti, ar tai naudoti vašką, ar galima naudoti cukrų, ar negalima, kas įvyks, kaip galima įvertinti odos būklę, ant kurios odos galima, ant kurios negalima. Va tiek anatominių žinių reikia vien pešioti ant antakius. O ką jau kalbėti, kai mes kalbame apie kažkokias kitas procedūras ir juolab injekcinės. Tai požiūris be galo svarbu. Jo, jinai labai stipri dėstytoja aukšto lygio. Taip, Elvita, aš manau, kad žinai, apie ką kalbam. Pati būdama masažuotoja, kasdien save iš naujo konstruoju. Taip, sulošina savo sportininką. Dėja, mergaitės, tai yra tiesa. Ir visi mes kažkada pradėjome ir sakau, yra tikrai noras paskambinti visiems, bet ačiū Dievui, mūsų klientai netaip nukenčia kaip permanento meistro pradiniai mokiniai, ne, mes dar galime atstatyti, bet mums labai reikalingos anatominės žinios. Mes niekada, kas yra anatominės žinios, tai yra bazė, tai yra visas namo pamatas. Ir jeigu ten yra ne cementas, o tiesiog pribertas smėliuko, kažką išmokau, kažką kažkur pamačiau, kažkur išgirdau, tai kokį pastatą paskui savo karjeros ant to smėlio pamato mes galime pastatyti jokio. Viskas visada įeina į žinias. Ne? Mes įgūdžių, sakau, jeigu mes gaunam įgūdžių, pasižiūrėkite, aš studentų turiu nuolat. Visi kursai iš tikrųjų yra užpildyti, žmonės nori žinių. Lietuvės specialistės ir specialistai, mes norime žinių ir tikrai visi laukia, bet žinių, kažkodėl dažniau įgūdžių. Ne? Visi važiuoja į kursus, parsiveža įgūdžius, bet kadangi apačioje nėra bazės, ne? Tų įgūdžių tu negali normaliai pritaikyti. Kas, žinot, prisimena tą momentą, sakau, kai jie atvažiuoja iš kursų ir anksčiau būdavo atsiverčiam sąsiuvinius, ten su užrašais, ką reikia ten kur daryti masažą, o paskui, kai atsirado jau technika, jau mes ten jau video pasistatai ir kol žmogus ten užsimerkęs, tu jau kažką būry, o ką būry, kodėl tu tai darai, tu nesupranti, nes tu pasiėmei įgūdį, tu nepasiėmei žinias, tu nesupranti, ką tu darai, tu nesupranti, kam tu tai darai. Ir sėdi ir galvoju, Ir tokiais momentais, kai žmogus, pavyzdžiui, sako, wow, man pagerėjo, ten man neskauda, o tu viduje nežinai, ką tu padarai, tu tiesiog kažkaip našarom, kai sakom, pataikai ir jam padėjai, vietoj to, kad džiaugtis kartu su klientu ir sakyti savo, aš maladėts, atsiranda vidinė baimė, nes tu supranti, kad tu nesupratai, kaip tu jam padėjai. Ir jis ateis sekantį kartą ir tu nežinai, ar tu jam padėsi. Ir gali paaiškėti, kad tu iš tikrųjų nesupranti. Ne? Ir atsiranda ta baimė, kuri baimė augina baimę. Nes kai turėtum pasidžiaugti, ne? O kai nesi tikras, ta baimė tas džiaugsmas nublanksta prieš tą vidinį baimės jausmą, kurį mes patirime. Ir vienintelis dalykas, kuris gali čia mums padėti, yra žinios, bet dėja, mes visi esame traumuoti po mokyklos ir niekas nenori žinių. Kai mes pagalvom, dauguma galvoja žinią, o Jėzau, mokintis, anatomiją, ten vadovėlį, o ne, atrodo, išėjai iš mokyklos, peržegnoji viso gero, nes mokykloje mumis išmokė mokintis tik tam, kad atsiskaityti prieš kažkokią moterį, kuriai nežinia, ar šiandien yra gera nuotaika ar bloga, ir kaip jin tave įvertins neaišku, ir vienintelis tikslas tavo mokymosi buvo, negauti namuose per kuprą iš tėvų, ne? Ir viskas, kam šitos žinios, kaip aš jas pritaikysiu, nebuvo aišku, todėl mes su žiniomis turime tokį prastą ryšį. Dauguma žmonių bijo pagalvoti, kad reikės kažką mokintis, nes yra trauma, gili tiesiog trauma.
Būtent, taip ir yra. Bet, žiūrėkit, kame esmė yra. Kai mums reikia kažką išmokti. Vat, kai jūs turite kišenėje 1000 eurų, ar tai yra problema? Aš manau, kad tai nėra problema, 1000 eurų kišenėje yra gerai. Bet kai kišenėje tu turi 1000 eurų, o tau reikia 10 000, ar tai yra problema? Taip, tuo momentu 1000 eurų tampa problema, nes kai aš esu čia ir aš dirbu, kažkiek gaunu, kažką turiu, bet įsivaizduoju, kad aš noriu būti va ten. Ir tada pasimato tas atotrukis nuo manęs čia ir nuo manęs ten. Ir dažniausiai tam atotrukiui užpildyti didelę dalį to, ką reikia užpildyti tam atotrukiui, būna žinios. Ir čia, kai aš matau tą atotrukį, jis visą laiką susijęs su skausmu, nes visada atrodo, kad tai bus sunku, aš nesutverta mokslams, aš nieko neprisimenu, mano atmintis prasta, tai kas prasideda protų žaidimai, kad tau nepavyks, nes nafik mums čia nereikia, turim vaikų, kur tu rasi laiką ir taip miegui laiko nėra, ką tu darysi, nes atrodo, kad tai yra sunku. Bet, pavyzdžiui, šiai dienai, šis kursas, skirtas 5 mėnesiam. Ir atrodo, Jėzau, 5 mėnesiai mokymosi. Ten 2 kartai per savaitę sėdėk, paskui mokintis, namų darbus daryk, testus laikyk, tam, kad nes dalis iš jūsų laikysite testus, tai bus rimta. Aš tikrai iškratysiu, žinote, iš jūsų viską ir prikišiu jums maksimumą. Atmazgės protas tave valdo, taip, o ne tu protas. Sunoldas, taip, man atrodo, kai mylimas darbas, tai ir žinių visada norisi. Kartais norisi, bet labai dažnai būna, kad, reikėtų, bet 5 mėnesiai, bet iš tikrųjų pagalvojus, 5 mėnesiai eis ir praeis, jie bet kokiu atveju praeis. Ar studijuosi tu kažką, ar nestudijuosi, ir nesvarbu, nebūtinai, ar čia šito žinias, ar kažkokius, mes dabar pradėjom 5 metų kelionę į psichologijos studijas, ne? Nes tie 5 metai vis tiek praeis. Ar šitie 5 mėnesiai. Tiek po to laiko kažkas atsistos ir atvers pečius, ir garsiai sakys apie tai, ką jisai žino. Garsiai sakys viską, ką jis nori pasakyti, vis dalinsis savo žiniomis, laisvai padės savo klientams, plės klientų ratą, džiaugsis ir tada jau gebės pasakyti klientams, kurių jau bus daug, mano kaina kyla, nes mano žinių vertė išaugo, o kažkas, kas sėdėjo ir abejojo, taip ir lygs, taip ir abejos ir sakys, jai pasisekė. Jos rilsas ten buvo pagautas ir rekomendacijas, jai atvedė klientą, pasisekė. Visada žmonės, kurie neišdrįsta, sako, kad kitiems pasisekė. Niekada. Tai nebūna susiję su sėkme. Tai visada būna susiję su žmonių darbu ir su tuo, ką žmonės žino. Nes bazė, supraskit, mūsų visų bendrai, nesvarbu, ar jūs esate kosmetologė, ar jūs esate masažuotoja, ar jūs esate slaugytoja, ar jūs esate kineziterapeutė, ar sporto trenerė, ar sporto treneris, visa bazė yra anatomija. Nes būtent anatomija ir yra tas svertas, tas impulsas, kuris viską paleidžia ir sistema pradeda veikti. Nes kol nėra to impulso, kol svertas neįjungtas, sistema atrodo sudėliota iš skirtingų elementų, bet neužsisuka, neveikia. Kažkodėl čia to atrodo trūksta, o iš tikrųjų trūksta pačiausios bazės. Todėl ar jūs keliaujate šiandien su mumis, ar jūs keliaujate ne su mumis, ar jūs mokinsitės patys, tiesiog supraskite, kad be anatomijos žinių nebus nieko. Šiai dienai anatomijos žinios yra aukso vertės ir man labai gaila, kad mes Lietuvoje stokojame vadovėlių, stokojame geros informacijos, kuri yra susijusi su žmogaus kūnu, su žmogaus kūno struktūra. Kad ir patys žmonės ateina, jinai skauda galvą, visi sėdi ofise ir jai skaudantį galvą ir jinai pradeda daryti ką? Sukinėti ar jisai. Ir ką jisai pasidaro dar blogiau. Ar žmonės, aš matau ir beauty treneriai rašo, užmetam keliam ten galvą ir užmetinėja. O jei ir taip galva gali skaudėti, nes kaklos lanksteliuose, skersinėse ataugose, eina
ten yra angos ir ten eina mūsų stuburo arterijos. Ir jeigu ten yra osteofitai, jeigu ten yra ataugos, jos ir taip perspaudžia, ne, tą stuburo arteriją. Ir jeigu mes kaklą užmetame, mes iš vis laužome, ne, tą vietą ir negauna tada visiškai jokios degonės smegenis, mes gauname dar didesnius galvos skausmus. Nuolatinis nuovargio sindromas, nuolatinis rūkas galvoje, atmintis šlubuoja ir panašiai. Bet tam, kad mes suprastumėm ir galėtumėm padėti ir masažo metu mes galėtumėm padėti, mes turime suprasti, ką mes darome, mes turime suprasti, kaip eina ta kraujagyslė, ne, kaip eina ta arterija, kaip yra sudėlioti, kodėl yra angos, vienuose slanksteliuose yra angos, o kitose slanksteliuose nėra angos, iš kur jos atsirado, kiek iš tikrųjų kaulų yra, kiek yra kaulų žmogaus kūne, kas žino? Kas gali man atsakyti klausimą, kiek yra žmogaus kūne kaulų? Paprasčiausi dalykai. Šiek tiek vėluoju, aš kaip labai mėgstu tą vėluojantį. Aha, grafikėlį. Daug. Kursų dar nepirkau, kiek naujų žodžių šiandien sužinoti. Taip, žodžių bus labai daug. Niekas nežino, mergaitės, kiek yra kaulų žmogaus kūne iš tikrųjų. Niekas nežino, nes yra nepastovūs kaulai ir tame pačiame uodegikaulyje. Ne viename normaliame atlase jūs nerasti tikslaus skaičiaus. Jau 26 tai yra apytiksliai, bet nėra. Ne? Marina. Aha, niekas nežino, ne? Net ir tame pačiame uodegikaulyje gali būti ir 2, gali būti ir 3, gali būti ir 4 kaulai. Todėl niekas tiksliai jums nepasakys. Apie 200, bet tiksliai niekas nepasakys. Taigi, šiai dienai nežinoti anatomijos ir dirbti su žmogaus kūnu yra tas pats, kas nežinoti matematikos ir dirbti buhalteriu. Nes galite išmokti labai daug visokių technikų, darbų su programomis, bet galiausiai vis tiek turėsite daug bėdų. Tai tiesiog tam, kad savo padėti, mums yra reikalingos žinios, prie jų ir pereiname. Taigi, dauguma jau žinote, kas iš tikrųjų atėjote tiesiog jau dėl kurso, nes laukėte kurso. Parašykit, man labai įdomu. Kiek jūsų yra tokių, kurios jau tiesiog atėjote dėl kurso ir visa informacija, kuri buvo teikta, čia yra taip tiesiog mikrobonusas. Atsimenu tik, kad kūdikiai daugiau kaulų turi. Taip, kūdikiai turi labai ženkliai daugiau kaulų. Mums reikia žinoti daug ką apie žmogaus kūną, dabar pasižiūrėsime, kas jais. Taigi, aš tiesiog pasilgau, labai pasilgau. Taip, ir aš, na va. Puikiai. Taigi, mergaitės, mes startuojame. Rugsėjo 23 dieną įvyks atsidarys paruošiamasis blokas, ten bus įkeltos kelios knygos, dėja, aš nežinau, ta prasme, skirtingom kalbom. Tai bus literatūra, tikiuosi, kad jūs mokate skaityti skirtingom kalbom, bet net jeigu jūs neskaitote, nuo rugsėjo 30 prasidės kursas, kur mes susitikinėsime 5 mėnesius minimum. Ne? Tai yra pilotinis kursas. Aš negaliu jums pažadėti, kad mes užbaigsime už 5 mėnesių. Kas žinote, o ne, tas žinote, kad atsiranda, dar tą reikia išmokti, dar tą. Aš numatau 5 mėnesius. Bet mokinsimės mes tiek, kiek reikia, kad aš būčiau tikra, kad kiekviena iš jūsų ar kiekvienas, jeigu ateis vaikinų, gavote maksimum žinių tų, kurias aš numačiau. Ne? Kadangi šis kursas yra pilotinis, bandomasis, visos pamokos vyks gyvai, Zoom formatu, 2 kartus per savaitę. Pamokos bus pirmadieniais ir ketvirtadieniais, tam, kad tarp pamokų jūs turėtumėt normaliai laiko, nes visi esame dirbantis ir labai pušinti čia nėra tikslo. Mes turime visi 5 mėnesius, turėjom daug metų gyvenimo, bet to tikrai turėsime ir 5 mėnesius, kad galėtumėm viską išmokti. Čia pusmečiai, tai tikrai. Aš manau, kad tikrai bus pusmetis, mes turėsime tai tikrai. Tai mes sustinėsime 2 kartus per savaitę, turėsime Zoom transliacijas. Kiek ilgai truks Zoom transliacijos, aš pasakyti jums šiai dienai negaliu. Atlaisvinkite visus pirmadienio ir ketvirtadienio vakarus. Tai, kad vyks valandą, tai tikrai, o ten jau bus matyti. Ne? Kadangi gyvas bendravimas yra gyvas bendravimas. Visi užsiėmimai vyks internetu, tiesioginių transliacijų.
transliacijų formatu, tai Zoom, kaip jau sakiau, visos transliacijos bus išsaugotos, bus patalpintos į jūsų asmeninį kabinetą. Jūs kiekviena turėsite, kiekvienas, aš nepripratus sakyti, kiekvienas iš jūsų turėsite savo asmeninį kabinetą internete, jūs įeisite ir kas kart, jeigu net jūs negalėjote dalyvauti pamokoje, tą dieną jums atsidarys paskui įrašas. Kai tik jis bus suformuotas, mes iš karto jį kelsim ir jis bus prieinamas nuolat, jūs galėsite grįžti ir peržiūrėti vėl ir vėl ir vėl. Rezultatų aptarimų ir klausimams ir atsakymams jūsų lauks palaikymo grupė Telegram programėlė, kur jūs galėsite dalintis, kur jūs galėsite aptarinėti viską, kur dalyvausiu dalinai, žiūrint, kokiam būsite pakete, kur dalyvausiu ir aš. Taip, sekundėlę. Taip, offers. Taip. Taip, turėjo pasirodyti oferio, ane, jums langelis jau. Taip, kokios temos mūsų laukia? Mes kalbėsime apie kaulus ir apie jungtis, aptarsime ir osteologiją, ir sindesmologiją, bus kaulų jungtis, bus fascijos, raiščiai, visi sausgyslės, aptarinėsime viską, kas gerai išmoksite osteologiją, kas išmoksite gerai kaulus, tam jau bus labai lengva mokintis sindesmologijos. Nes nesvarbu, ar jūs dirbate su kūnu, ar jūs dirbate išimtinai su veidu, galvoje mūsų kaukolėje yra labai daug jungčių, ane, yra sinastozis, yra sinchondrozis, visos jungtis, visi, Jėzau, jau man šiandien, sanariai, ne, yra kremzliniai sanariai, visą tai reikia žinoti, nes mes visos asimetrijos dirbant su masažais yra tvarkomos per kaulų jungtis, ne, ir kaukolėje jų irgi taip, yra pakankamai daug, todėl visą tai reikia žinoti. Mes eisime visą raumenų sistemą, išmoksime visus raumenis, kam bus įdomu, mokinsimės ir lotyniškus raumenų pavadinimus, kam nebus įdomu, tai nėra privaloma dalis, tiesiog tai yra lygis, ne, kai jūs jau žinosite, jums tikrai norėsis daugiau. Mes eisime širdies ir kraujagyslių sistemą, praeisime limfinę sistemą, nervų sistemą, nes labai svarbu yra žinoti, kur kokios poros nervų išeina, ką jie nervuoja, kaip juda, ir mūsų akis su kuo susiję, nes kodėl svarbu dirbti, kai yra paburkimai akių, kodėl yra svarbu dirbti su kaklu, kaip išeina, kaip sueina, žodžiu, visa kietieji smegenų dangalai ir visa kita, viskas bus praeina nervų sistemos skiltyje. Mes praeisime kvėpavimo, respiratorinę sistemą, nes nuo to, kaip mes kvėpuojame, priklauso viskas. Ne, nuo to, kaip juda mūsų pilvo ertmės ir krūtinės ląstos diafragma, dubens dugno diafragma, kaip yra išmasažuojami vidaus visi organai, nuo to priklauso, kaip veikia mūsų limfinė sistema, nuo to priklauso visi mūsų paburkimai ar jų nebuvimas, venų varikozės, žodžiu, ir labai daug problemų. Faktiškai visos beveik ateina iš mūsų kvėpavimo sistemos, tai yra vienas iš labai svarbių blokų. Faktas, kad virškinimo sistema taip pat, nes visas tiek odos mūsų maitinimas, tiek ir visa kita veikla, nes priklauso nuo to, kokia yra mūsų virškinimo sistemos būklė. Praeisime endokrininę sistemą, pakalbėsime apie hormonus. Būtinai, nes nuo to irgi labai daug kas priklauso mūsų gyvenime ir kaip suprasti ir masažuojant irgi, nes kai audinys yra įtakotas hormonų disbalanso, tai yra akivaizdžiai matoma ir aš aiškinsiu, ne, ir teoriškai, ir praktiškai duosiu jums suprasti, koks yra skirtumas vienu atveju ir kitų, ir kaip galima suprasti, kada endokrininės yra, pavyzdžiui, pokytis, ne, kada per daug androgeninių hormonų, ne, kada yra nuokrypis, kada yra nuslydę lytiniai hormonai ir panašiai. Na, ir peržiūrėsime imuninę sistemą, tiesiog kaip ir sistema, nes ši sistema yra tikrai irgi labai svarbi. Ir papildoma dovana jums, papildoma bonusinė informacija, tai mes eisim jėgos linijas, tai yra anatominiai traukiniai, jėgos meridianai dar vadinami, ar miofascialiniai meridianai. Tai, nėra, palaukit, yra? Viskas matosi? Aš galvoju, gal nėra. Bus kalbama apie suaugusių anatomiją ar ir vaikų. Tai bus kalbama apie suaugusių anatomiją, bet jeigu bus poreikis, mes galėsime aptarti ir vaikų anatomiją taip pat. Ir kalbėsime apie odos sandarą ir fiziologiją, kadangi žinau, kad yra ir kosmetologijos studentės, kurios norėtų dalyvauti, tai prisiminti odos sandarą, prisiminti visus, ta prasme, odos,
receptorius, kas už ką yra atsakingas ir visa struktūra ir fiziologija taipogi yra labai svarbu. Žinot, kad aš esu šiaip prieš injekcijas, bet vis tik, jeigu jūs dirbate su injekcijomis, mano tikslas yra padaryti taip, kad jūs suprastumėte, ką jūs darote, kas yra viduje po oda ir maksimaliai apsaugoti visus mūsų klientus. Taip, sakėte skirtingus rusiškai ir angliškai, aš duosiu informaciją. Rusų kalba ir anglų kalba. Lietuviškai online. Aš duosiu, ta prasme, nuorodas ir lietuvių literatūrą, bet online aš neturiu prieigos prie lietuvių literatūros. Taigi, yra keli, matau, kad bus ko paprakaituoti. Tikrai bus ką pasimokyti, kas mokytės pas mane, žinote, mano informacijos pateikimą ir kaip mes mokinamės. Ir aš reikalausiu daug, duosiu daug maksimaliai tiek, kiek galėsiu, bet ir reikalausiu irgi. Taip. Iki kada galios nuolaida ir pirkimo atidarimas. Visoms mano akademijos narėms šios kainos nėra skirtos ne jums, jūs savo kainą turėsite savo akademijos viduje, jūs visos turite 30% nuolaidą ir pasinaudokite ją ten, jūs visada turite nuolaidą, visos mano akademijos narės visada turi išskirtinės kainas visiems mano produktams ir šis produktas yra neišimtis, todėl prašau, mergaitės, nepirkite. Čia einate į akademijos grupę ir ten jūsų laukia jūsų kodas. Taip, jeigu nesuprantu rusiškai, tai nebūtina, tai bus tiesiog kaip papildoma medžiaga, su kuria galima bus susipažinti. Taigi, jūs galite mokinti savarankiškai, tai yra dalyvauti Zoom mūsų sesijose, gauti visą informaciją ir įrašus, viską, tiesiog jūs neturėsite mano atgalinio ryšio, nebus čato atskirai su manimi, kur aš atsakinėsiu į klausimus, bus atskiri susitikimai su manimi, kur aš gaudama jūsų klausimus susitiksiu ir mes aptarinėsim, atsakinėsiu į jūsų klausimus ir vėsiu jūs tiesiogiai. Aš netikrinsiu jūsų namų darbų ir testavimų, galėsite prasižiūrėti patys, pasiieškoti. Tai yra savarankiškas darbas. Tiems, kam reikia to dėl savęs, tikrai nėra būtina eiti į profesionalų lygį, bet tie, kas planuojate dirbti, faktas, kad dirbti su mentoriu yra daug naudingiau, nes visada yra galimybė apklausti, visada yra galimybė gauti atsakymą ir yra patikra, ir namų darbai, ir testavimas, žodžiu, viskas bus kaip priklauso pas mus. Taip, savarankiško plano kaina yra 695 eurai, yra galimybė mokėti dalimis 4 kartus, vieną kartą per mėnesį po 174 eurus, einant į paketą su manimi, pilna kurso kaina yra 1195 eurai, mokant dalimis, tai yra 4 kartai po 299 eurus. Šiandien nėra pavaizduota čia, bet šiandien iki 23:59 visiems dalyvavusiems webinare taikoma 15% nuolaida, ten yra pirkimo tas. Man taip atrodo, kad nėra. Ne, jo, yra specialius pasiūlymus, taip, ne, su kodu kūnas, kūnas be U ilgosios, yra labai svarbu, kad kūnas būtų parašyta be ilgosios. Tai yra nuolaidos kodas, suteikiantis jums šiandien iki vidurnakčio 15% nuolaidą kursų. Tad jeigu jūs planuojate dalyvauti, neatidėliokite ir pasinaudokite šiuo specialiu pasiūlymu dabar. Ar yra pirkimo mygtukas? Yra, tai jeigu ten, kur yra pirkti, mygtukas užeisite, matysite 4 variantus pasirinktinai, užeinate ant jums reikiamą ir kai norėsite pirkti, pirkite be registracijos, nesiregistruokite, nes kartais būna, kai registruojasi, kažkodėl nepavyksta pirkimas. Jeigu ką pirkite be registracijos ir kur yra nuolaidos kodas, tiesiog įrašykite žodį kūnas ir jums automatiškai bus pritaikyta 15% nuolaida. Galima bus taip jau pradėjau skaityti žinutės, galima ir pamiršau, ką norėjau pasakyti, viskas jau šeštadienio vakarą. Galima mokėti ir PayPal'u, galima mokėti ir kortelę, žodžiu, yra pritaikytos skirtingos galimybės. Taip, jau aš kaip laukiu ir tiek Marina įkirėjau, kada bus taip, jau dabar bus ir jau toj pat mes startuosim. Ar bus pažymėjimai? Tai be abejo, pabaigoje bus išduoti pažymėjimą apie tai, kad jūs išklausėte kursą, be abejo.
Ar po šio kurso atlikti vizualinę žmogaus analizę, kaip jūs darote, bus įmanoma tikrai taip, aš mokinsiu jūs, bet atlikti būtent pamatyti žmogų ir įvertinti jį nuo iki, įvertinti jo pėdų padėtį, įvertinti jo visą raumenų įtempimą, jūs matysite jėgos linijas, aš mokinsiu jūs, kaip masažuojant suprasti, ne, kurioje vietoje yra problema, nes gali skaudėti ties mentimi, o problema tikrai gali būti blauzdoje. Ir tai suprasti, judinant kūną, aš vis tiek rodysiu, demonstruosiu būdą, aš kol kas galvoju, kaip aš demonstruosiu, gal imsiu modelį tam, kad parodyti jums, kaipgi vis tik funkcionuoja, nes visi girdėjo apie anatominius traukinius, anatominiai traukiniai, Myersas, o iš tikrųjų, kaip realybėje tai veikia mažai kas ir žino, kaip suprasti, kurią pusę labiau tempti, ar į vieną pusę, ar į kitą, kaip pajausti, kurią pusę susitempia, aš tenksiu maksimaliai šią informaciją pertikti jums per ekraną. Todėl iki šios dienos, šiai dieną, aš nežinau tiksliai, kaip man pavyks tai pertikti, bet vis tik pavyks pertikti, bet aš darysiu maks, todėl tiesiog negaliu žinoti, kiek mes užtruksime laiko. Ar jie tinka kvalifikacijos kėlimams? Mes ties tuos dirbame, Aurelija. Aš manau, kad per tą laiką mes tikrai gausime galimybę išduoti diplomus, kad jis tiktų kvalifikacijos kėlimui. Buvo mintis atidėti ir išlaukti, bet buvo tiek laukiančių ir aš tiek seniai žadėjau merginoms paleisti šį kursą, kad atidėlioti nebebuvo galima. Todėl mes startuojame čia ir dabar, bet mes dėsime visas pastangas, kad iki kol jūs pabaigsite, jau mes gautumėm tą akreditacijos numerį, ta prasme tą laipsnį, kad jis tiktų kvalifikacijos kėlimui. Taip. Taip, o jei rusiškai nesuprantu, sakau, rusiškai suprasti nebūtina, kursui rusiškai suprasti nebūtina, rusiškų pamokų nebus, tiesiog kaip aš turiu online medžiagos rusiškai, faktas, kad rusai yra anglakalbiai, rusakalbiai, daugiausia turi anatomijos visokių leidinių, daugiausia turi visokių anatomijos vadovėlių, kurie yra ir įdomus, ir gilūs, žodžiu, ir dėja, jo, Lietuvoje mes nelabai ką turime šio klausimu. Taip, o angliškai irgi ne, angliškai bus. O jei, ta prasme, klausimas, o jei angliškai irgi ne. O kelintą valandą kursas pirmadienis ir ketvirtadienis bus 19 valandą Lietuvos laikų, kad visi spėtų grįžti iš darbų, kad jau galima būtų nusėsti ir mokytis, ne? Nes visi dirbantis ir maksimaliai aš bandau pritaikyti kursą, kad jis būtų prieinamas, kad nereikėtų darbe viena ausį klausytis ar naktį jau visai sėdėti, bet kad būtų laikas grįžti namo, net mes Klaipėdoj greitai dasigauname iki namų, o jeigu jūs gyvenate Vilniuje ar kažkokiam kitam mieste, kad jau būtų laikas jums irgi galimybė grįžti namo. Klubo narėms nuolaida galioja iki 00, ne, klubo narėms tai yra tiesiog nuolatinė kaina, jūs galite neskubėti. Aš nemoku angliškai, irgi Jolanta angliškai nebūtina, žinot, aš visą informaciją duosiu. Tikrai nėra būtinybės paimti ir visas tas enciklopedijas nagrinėti nuo iki, ne? Kiek laiko trūksta užsiėmimas, aš negaliu pasakyti, virš valandos tai tikrai. Sakykime, iki 2 valandų, ne, gali būti apie valandą, gali būti apie 2. Visų pirma, aš žiūrėsiu, kaip jums eisis, tada aš uždavinėsiu klausimus, kaip jūs savinsitės informaciją, nes man šis projektas, tas tiesioginis, bus pirmasis. Todėl aš jeigu įrašyčiau pamokas, aš tada galėčiau jums pasakyti, tai vyksta tiek ir tiek. Bet kai tai yra gyvi Zoom, man šiai dienai tikrai yra sunkiau numatyti, todėl aš negaliu tiksliai atsakyti, kiek laiko truks pamokos. Nežinau, gal aš labai demonstruosiu, viską piešiu ten, savęs žiūrėsiu. Bus skirtingai, priklausomai nuo temos. Viena tema yra lengvesnė, tiesiog reikės iškalti ir tikrai bus tokių, ne, kur reikia ir suprasti, kur yra raumens punktum fixum, kur yra raumens punktum mobilė, ne, punktum fixum yra pradžia, punktum mobilė pabaiga, nes kad ir ją būt tvirtinasi prie kaulų, ne, skirtingų, pavyzdžiui, kad galūnės, bet punktum mobilė visą laiką atkeliauja prie punktum fixum ir traukia, tarkim, delkūnę, o laisvą galūnę. Bet tą reikia žinoti ir tą reikia suprasti, kur yra punktum fixum, kur punktum mobilė, kaip jie susijungia, visus tos momentus reikia suprasti. Todėl tam tikrais momentais reikės tiesiog iškalti, išmokti, tai bus, bet jūs žinosite, kam jūs tai darote, aš maksimaliai stengsiu padaryti, kad jums bus suprantama būtų, kodėl tą reikia išmokti ir kaip šitas žinias aš galėsiu pritaikyti savo darbe, o ne tiesiog išmokti, nes išmokti.
Taip, labai lengva klausytis Marinos, tai laikas tirps, ačiū labai. Mes galim ir 3, ir 4 valandas, neprailgsta. Tai jeigu reikės, jūs puikiai žinote, kad mes sėdėsim ir 3, ir 4, jeigu jums su manimi faina, man su jumis tuo labiau. Man jau dabar sunku. Aš tikrai ir kurso metu aš stengsiuosi duoti informaciją maksimaliai paprastai, neapkraunant. Aš manau, kad jeigu aš vis seku tą išmintim, kad jeigu tu nemoki papasako savo teorijas 5 metų vaikui, kad jis suprastų, tai čia pas tave, o ne teorija. Ne? Tai tikrai nebūtina svaidytis aukštais terminais ir labai įmantriais, kad ten sfenobaziliarinė sinchondrozė. Aš atsimenu, pirmą kartą išgirdau, what? Sfenobaziliarinė sinchondrozė? Aš net nesupratau apie ką tai. Ne? Ir jeigu aš pradėsiu iš karto jums kalbėti tokiam temam, jūs nieko, ne temam, o terminais jūs nieko nesuprasite. Ir aš aiškinsiu, dėliosiu kaukolę, rodysiu pirštų, ar rodysiu, kas kur yra ir imsime ir online 3D modelius. Ir žiūrinėsime kiekvieną kauliuką, sukinėsime ir aiškinsime, kur yra įdubimas, kur yra iškilimas, žodžiu, kad viskas būtų aišku. Ar šio webinaro? Ar dar šiandien pasidalinsite anatomijos informaciją? Ne, Vaida, šiandien visur buvo parašyta, kad šis webinaras yra skirtas anatomijos kurso pristatymui. Kaip jūs įsivaizduojate, kai iš tikrųjų aš visą laužiau savo galvą ir galvoju, kai aš kalbu apie limfos kursą, ne, aš kalbu, limfinė sistema yra tas ir anas. Ten, pavyzdžiui, ar kvėpavimą, kai kursas yra, aš kalbu apie kvėpavimą. Šiandien galvoju, ką aš sakysiu, anatomija yra žmogaus, ką aš turėčiau papasakoti jums, kažkokių subtilybių. Kaip sudėliotas žmogus, tai nėra, visą laiką turi būti tikslas, ne? Koks tikslas to, kad aš jums papasakosiu dabar, kur yra kepenis, kur yra skrandis, ta prasme, tai turi būti daroma pagal sistemą, tai yra antiek plati sfera, ne? Tai yra, ta prasme, tai turi būti duodama kaip sistema, nėra tikslo duoti gabaliuko, ta prasme, tai yra apie nieką. Bus mokymo medžiaga PDF ar kitokiu formatu, visos skaidrės, kurias aš jums demonstruosiu, aš ruošiu skaidrės, visos skaidrės bus įkeliamos jo po to iš Zoom, ta prasme, į jūsų mokymosi kabinetą. Ir prieigą prie medžiagos jūs turėsite visą 12 mėnesių, tai tikrai spėsite, neduosiu daugiau, nes jeigu bus ilgiau, niekas nesimokinsite. Dirbi su pėdomis, bet matau, kad reikia žiūrėti į visą kūną, todėl matau, bus labai naudingas kursas. Taip, Lina, dabar daug kas pas mane dirba su pėdomis, ypatingai aš suprantu, kad dirbat su pėdomis tiesiog, ne, kaip podologė, ne, aš tikriausiai. Ar bus mokymo medžiaga? Taip, vakarais dirbu ir niekada tomis dienomis negalėsiu prisijungti gyvus susitikimus. Ar pavyks kokybiškai mokytis tik iš įrašų? Ingrida, priklausomai nuo to, kokiame pakete dalyvausite. Ne? Jeigu tai yra savarankiškas paketas, tai priklauso tik nuo jūsų. Aš nežinau, kaip jūs įsisavinat informaciją, ar jūs gebate pati mokytis. Tai viskas priklauso tik nuo to. Jeigu pakete esate bendram, tai visada galima paklausti, nors ir kitam galima paklausti bendra klasių, žmonių, kurie dalyvauja kartu, galima paklausti manęs, nesupratau, išgirdau, apie ką, pavyzdžiui, tas klausimas, o kas, pavyzdžiui, čia man buvo neaišku, tai tada jo galima bus gauti iš manęs atsakymą. Ar tinka šis kursas neprofesionalui, nespecialistui, paprastam žmogui? Taip, jis tinka, jeigu jūs tikrai norite gauti išsamių žinių apie savo kūno sandarą, ne savo ar žmogaus tiesiog kūno sandarą. Tikrai taip. Jeigu einat profesionalų lygį, Ingrida, tai tikrai galima bus mokytis iš įrašų ir gauti visas žinias. Tikrai taip. Tiesiog reikės mokytis kiekvieną paskaitą. Reikia tiesiog perklausyti ne vieną kartą tam, kad įsisąmoninti. Kiekvienam reikės perklausyti įrašą. Nes iš vieno karto nieko, nebent jūs labai greit konspektuojate, nes idealu yra pirmą kartą konspektuoti, antrą kartą greit perklausyti, ir iš tikrųjų trečią kartą, wow, o ketvirtą kartą kažkam dar papasakoti apie tai, ką tu išmokai. Ir tada tavo žinios jau įsisąmonina labai gerai. Kiek maždaug nuo kelintos, Lina, jau atsakiau šį klausimą, nuo 7 valandos iki, nežinau, iki 8 tikrai, o ten bus matyti, kaip mokinsimės. Taip, ką, ar dar yra man klausimų? Matau klausimai. Sustoja, palaukit. Taip, ar čia yra? Ne.
Aha. Marina minėjo, kad minimaliai bus valanda, bet tikėtina, kad 2. Ai, matot, aš neperjungiu. Atėmėtas klausimą. Na kągi, jeigu klausimų man jūs daugiau neturite, jau laukiu, labai laukiu susitikimo su jumis kurso rėmose ir aš eisiu ruoštis toliau, aš visą laiką dabar ruošiu, suku, kaip tą kiekvieną slankstelį, kaip tą kiekvieną šonkulį pristatyti, ne? Aha, kaip paaiškinti tą, nes aš vis galvoju, klausinėjau aplink žmonių, aha, visų mano kolegių, kiek slankstelis turi tau buvo? 3, sako, 2 skersinės, 1 keterinė. Vat ir ne, jis turi 7, jis dar turi 2 viršutinės sąnarinės atogas, 2 apatinės sąnarinės atogas. Bet mums apie jas kažkodėl nelabai kas ir kalbėjo, ne? Mes visą laiką prisimenam tik tą. Aha, reikia ir tą pasakyti, ir tą, ir žodžiu, aš vaikštau, suku, ir miegu su tuo ir atsikeliu. Tai yra šiai dienai mano toks Max kursas, į kurį aš dedu didelės viltis savo tikriausiai šiai dienai labiau tam, kad pertikti viską, ką aš žinau jums ir kad jau po pusmečio Lietuvoje būtų daug daugiau specialistų, kurie gali pasakyti, aš žinau. Bus išleistuvės gyvai po mokymų. Bus tikrai, Marina, per jūsų mokymus man anatomijos žinių labai trūko. Tai buvo iš tiesų liūdna, kad Lietuvoje nėra išsamų mokymų. Teko pirkti mokymus rusų kalba, o dabar labai noriu į jūsų kursą. Aldute, aš labai lauksiu. Iki kada galima klubo narėms įsigyti? Iki tada, kada prasideda kursas Šachnoza. Ta prasme, galima čiut vėliau, bet vėliau tada tiesiog būsi bėgime. Iki kol kursas prasideda, galite jį įsigyti, jokių problemų čia nėra. Taip, sekundėlę, tai mačiau, tai laukiu, bus išleistuvės gyvai po mokymų. Iš tikrųjų, tai aš manau, kad reikės padaryti gyvai išleistuvės po mokymų. Pusmetis, aš manau, kad mes tikrai organizuosim išleistuvės. Ačiū. Kaip gauti klubo narį nuolaidą? Yra akademijos mūsų akademijos čiatės, yra nuolaidos, yra visa informacija papostinta, prašom. Dėkuoju, Marina, laukiu mūsų susitikimo, jau back to school, labai gerai, laukiu ir aš, laukiu su nekantrumu pradžios. Marina, tai kiek bus su klubo narės nuolaida ir mokėjimų per 4 grės? Deimantė, visa šita informacija yra mūsų klube, ne, yra akademija, aš jau mane barė, kad aš vadinu vis dar klubu akademijoje, tikrai viską aptarsime akademijos rėmose, gerai? Jeigu perku dabar išsimokėtinę, ar ta kaina su nuolaida galios visiems kartams? Taip, Lina, jeigu perkis nuolaida, kaina galios visiems kartams. Taip, perkant dabar su nuolaida išsimokėtinai, ta pati kaina bus visus 4 kartus. Taip. Na ką, ačiū Jums labai, kad buvote čia. Taip ir jaučiau iš tikrųjų dalinai, kad kažkas ateis ir lauks, nors bandėme labai reklamoje parašyti, kad jis bus skirtas kurso pristatymui. Vis tiek ateis kažkas, kas tikėsis gauti anatomijos žinių, bet dėja, man labai norėtųsi ir žinot, kad aš mielai dalinuosi kiekvieno savo webinaro metu teorinėmis žinomis ir man tikrai jų negaila, tiesiog kas liečia anatomiją, tai yra neįmanoma. Tai būtų toks kažkoks ištrauka, biški, žmogaus kūnas susideda iš to, va čia yra ašies skeletas, čia yra papildomas skeletas ir toks apie nieką gautis. Arba čia reikia 10 valandų webinarą, kad kažką bent jau tokio rimtesnė papasakoti. Todėl tikrai dovanokit, jeigu nusiminėt, ar tai buvo jums neaktualu, bet aš labai tikiuosi, kad kažkam tai tikrai buvo naudinga ir jūs tikrai sieksite savo profesijoje tapti išskirtiniais. Tikrai būkite outstanding, nes tai duoda tikrai gerą atlygį ne tiek išorėje, ne tiek finansinė prasme, nors tai irgi yra labai svarbu, kiek tai duoda viduje, kai tu žinai, kad tu gali padėti žmogui, nes aš tikiu, kad absoliuti dauguma iš jūsų šioje profesijoje esate ne tik dėl finansų, o pirminis dalykas yra noras padaryti taip, kad žmonės jaustųsi gerai. Tai ką, aš atsisveikinu su jumis. Iki sekančių pasimatymų ir su visais, su kuo susitiksiu kurso rėmose, iki greito ir gero vakaro. Ate.